Baigėm mes vieną sektorių susirinkimą, pradėsim kitą. Šiandien tokia įdomi tema geologų mieste apie geologinius reikalus, aš taip suprantu, ir politinius trupučiuką. Turime įdomią temą, suorganizavom, gaila nedaug klausytojų, bet klausytojai visi su gerom galvom ir gerom ausim. Aš tikiuosi, kad lengvai susikalbėsim ir bus malonus ir įdomus pokalbis. Tiesiog norėčiau, aš dabar būtų tas chronometras tik tai to renginio, ta prasme, kad susitartume turbūt dėl reglamento, kad kalbam, jeigu norime kažkokį tai pranešimuką padaryti, sakykime, yra mūsų svečiai geologai profesionalai, kurie pažiūrės iš profesinės pusės, yra ekologinio pusės, sakykime, kuri norėtų pažiūrėti iš aplinkosaugos ir iš poveikio aplinkai pusės žmonių. Tai gal po 15 minučių, sakykime, tiem požiūrėm pasakyti, jeigu prieštarautumėt. Jeigu tai yra pasiruošta gerai, jeigu galima trumpiau, tai dar mažiau būtų reiškia. O paskui klausimui norėčiau, kad būtų klausimas minutės laiko, sakykime, ir atsakymas apie 3-4 minutės, neilgiau. Nes kalbėkim trumpai ir tada pasiruošim, susikaupsim ir bus efektyvu. Nes kalbėsime iš to, kas kartais per televiziją mes pasakome, išklausom 15 minučių apie vieną žodį. Sveiki, prašom dalyvauti. Ir pradžiai turbūt suteiksiu žodį ponui Virgilijui, prašau. Dabartinės naftos atstovai, kuris faktiškai valgo duoną iš to, kad išgauna naftą, jos ieško ir būtent ir dujos, sakykime, tai yra naftos šalutinis produktas. Tai aš tikiuosi, kad iš tos praktiškos pusės jam pavyks mums labai gerai pristatyti. Labas vakaras. Aš noriu patikslinti tik tai temą, nes, sakykim taip, tema skalūninės dujos. Labas vakaras, tada esu Virgilijus Petuška, dirbu UAB Linijos nafta ir UAB Odėl investicijos, esu finansų direktorius ir vyriausias finansininkas. Ir naftos biznėje esu nuo 1983 metų, beveik 30 metų. Gausi taip, kad Gargždų bendruomenė paprašė pasikalbėti apie skalūnų dujas. Čia vėl toks šiek tiek kontroversiškas dalykas, kadangi tiek Minijos nafta, kurioje aš atstovauju, tiek UAB Odėl investicijos į jų licenzinius plotus nepatenka Gargždų teritorijoje. Aš tai parodysiu dabar, kokia čia yra situacija. Reiškia, Lietuvoje mes turim, jeigu vakarų Lietuva, ir čia mes turim kas šiuo metu valdo licenzijas, kuriuose vietose kas turi ir kas išgauna naftą, kas ieško naftos ir taip toliau. Tai Minijos naftos blokas yra štai čia. Šiuo metu mes išgaunam naftą iš 7 naftos telkinių ir Odėl investicijos yra Rietavo blokas. Dar, žinom, yra geonafta, Lotos geonafta. Jie yra įsigiję dabar jau 100% akcijų tiek Genčių naftos Senėjau ir dabar neseniai, manos praeitų metų gruodį, įsigijo dar 50% akcijų Manifoldo, dabar principai jie valdo tos kompanijos. Čia yra Manifoldo licenzija, turbūt čia ir įeina Gargždų bendruomenės teritorija, ta licenzija. Čia yra Girkalių telkinys ir geonaftos plotas, čia yra Genčių naftos, Genčių telkinys, čia yra Kretingos telkinys, geonaftai priklauso, Nausėdžio blokas, Plungos blokas irgi priklauso geonaftai, o dėl kitų pakalbėsim šitiek vėliau. Ir LL investicijos, čia dabar kaip tik kyla didžiausias triukšmas, kadangi LL investicijos turi licenzijos sutartį pasirašiusi su vyriausybė 2007 metais ir principė tai yra valstybinis užsakymas. Mes privalom investuoti apie 45 milijonus litų, padaryti 1650 km seisminių profilių, išgręžti 4 gręžinius, tai yra vienas įsipareigojimas, ir duoti valstybėje informaciją, kokius telkinius, kokius išteklius turi valstybė šitoje teritorijoje. Antras licencinis įsipareigojimas tai yra skirti paramą infrastruktūrai, kelių remontui, plus skirti paramą socialiniams reikmėms šito viso regiono. Čia yra
į LLD plotą įeina 6 savivaldybės patenka. Čia Rietavas, reiškia, dalis Klaipėdos, 3 seniūnijos Sandėliavos, Viržėnai ir Vidrėnai, yra Šilalės, yra Šilutės, yra Gabaliukas, vienas seniūnija šitų Pagėgių seniūnija, šitos savivaldybės ir Tauragės Tamtukė. Čia vat ir kilo visa problema, kaip mes pradėjom ruoštis atlikti esminius tyrimus, kurie atrodys maždaug taip, visas plotas išsėtas čia maždaug 1650 km ir planavom eiti iš apačios iš pietų į šiaurę. Ir čia kilo daug problemų dėl sutarčių pasirašymo ir viso kito, nors tiesą sakant, anksčiau nebūdavo problemų, daugybę metų yra atliekami teisėsiniai tyrimai, reiškia, visoje Lietuvoje, gal 40 metų ir 20 000 kilometrų padaryta, anksčiau niekada nebūdavo problemų, bet dabar ten užstrigo ir kol kas dabar mes šiek tiek sustabdėm tos darbus. Tai vat jau, kas liečia LLD. Trumpai apie geologiją. Jeigu tai yra Lietuvos kontūras, jo, teritorija, jeigu mes ją perkirstume iš vakarų į rytus, mes gautume tokį Volino pjūvį pagal amžių, kur pasiskirti. Matom, apačioje yra kristalinis pamatas, granitas, ir jis kyla nuo jūros link Ignavinos į rytus. Jeigu čia sutinkam šitą kristalinį pamatą virš 2 km gylio, tai čia jis pakyla iki 500 metrų kažkur, kai tik Ignavinos atominė elektrinė. Jeigu einam į Varėnos pusę, ten kažkur gal 100 metrų ar panašiai. Jo, ir čia mes turim, dabar kadangi tema, sakau, kontroliuoja skalūnų dujos, ar ne, tai va, čia mes turim, taip sakant, skalūnų sluoksnius, kuriuose galbūt kažkas yra. Va, S1, taip? Silūrų uolienos, kuriuose galbūt yra dujų, kuriuose galbūt yra naftos. Bet aš vėliau pasakysiu kai kurią nuomonę apie tai. Ir kadangi taip, čia yra mūsų tipinė gręžinio konstrukcija, bet tai bus gręžinys, konkrečiai yra gręžinys Pietušių pareidų ir matom, kaip jis yra įrengtas. Pradžioje gręžiama didelio diametro grąžtų, leidžiamas apsauginis vamzdis, cementuojamas, tada į to apsauginio vamzdžiaus vidurių leidžiamas mažesnis grąžtas, gręžiama iki gylio 11 metrų, vėl leidžiama šiek tiek plonesnė kolona, cementuojama, į tą vamzdį dar įdedamas grąžtas leidžiamas dar mažesnio diametro, gręžiama iki kažkur tai 600 metrų gylio, čia 4 kolonas ir galutinė kolona yra iki pat 2 km gylio kažkur tai. Tai parodysiu. Jo. Ir visi tie horizontai yra perdengiami, cementuojami ir po to perforuojamas sluoksnis objektyvus ir atliekama naftos gavyba. Čia vat vienas iš tų naujesnių gręžinių išgręžtas prieš 12 metų kažkur. Jo, dabar esame gręžę ir, kaip matėte, ten yra vertikalus gręžinys, bet esame išgręžę kelis ir iškreivintus ir su horizontaliom atšakom savo licenziniam plote, aš nekur minijos naftą. Ir dabar ta kontroversiška tema skalūnai, kadangi minijos nafta pernai išgręžė gręžinius Komantai 1, ten mes ieškojom skalūninių angliavandenilių ir kadangi gręžinys buvo nesėkmingas, daugiau minijos nafta skalūnų paieškomis iš žvalgybai neužsiims, kadangi tai yra labai brangu ir mes ten nieko neradom, sakykime, jokių indikacijų. Bet kadangi tema apie skalūnus, tai čia yra, sakykime taip, Lietuvos geologijos tarnybos apibrėžimas, kas tai yra skalūnas, kas tai yra argilitas, tai yra nuosėdinė molinė uoliena, kuriuose gali būti angliavandenilių. Ir skalūnų dujos, kadangi jūsų domina būtent skalūnų dujos, aš nežinau kodėl, bet tai yra gamtinės termogeninės ar biogeninės gamtinės metano dujos, susikaupusios organiko turtingose, dujų generacijai tinkama brandumo turinčių žemolio skalūnų sluoksniuose, dujinėme, laisvos dujos ištirpintame arba absorbuotame buviuose. Jo. Čia yra vėlgi, kaip atrodo gręžinys su horizontalia atšaka. Ir čia parodyta, kaip yra suplėšyta
ta horizontali atšaka atliekant hidraulinį plėšimą, kada iš paviršiaus pumpuojamas vanduo, kaip jau žinot, visas tas kolonos yra nuleistos, visi sluoksniai perdengti ir čia tas irgi sluoksnis, netgi horizontali atšaka irgi yra perdengta plininiu vamzdžiu ir po to prieš tai atlikus perforaciją reiškia atliekamas plėšimas. Čia va, tai tas skalūnų sluoksnis, kur aš rodžiau, kuris būtų pas mus silūras kažkoks. Koks kiekis vandens? Tai dabar jau galima, aš iškart grįšiu šiek tiek atgal, kadangi, sakykit, ar jūs žinot, iš kokios sluoksnio mes geriam vandenį Gargžduose? Permo? Iš kurios sluoksnio mes, kokiame gylyje randasi Gargždų vanduo, kurį mes geriam? 100. Kiek? 100-200. 200. Kokio tai sluoksnio vanduo? Permo? Nu, Permo ir jūros, kiek žinau. Ne, tai yra būtent jūros vanduo. Bet Permo irgi Gargždus geria. Va, žiūrėkit. Vandenilio kvapas, tai Jo, Permo yra. čia yra jūros vanduo ir iš šito jūros sluoksnio mes imam vandenį Gargžduose. Kai aš atvažiavau Gargždus prieš 30 metų ir kai aš atsukdavau kraną, baisiai smirdėdavo supuvusio kiaušinio arba siros vandenilių. Tai yra ypatingo dydžio vandens sluoksnis, kuris yra užterštas tos siros vandenilių stiprius, tai yra Permas. Ir jis yra tiesiog galingiausias sluoksnis, turi didžiausią kiekį vandens, principė neišsimimas, kadangi, kaip mes esame matavę dinaminius lygius, kiek tu bepumpuotum, dinaminis lygis nekinta. Jo, tai va tiesiog čia įdomumo dėlė, iš kur mes turim tą vandenį. Bet dabar mes Permo vandens mes nebegeriam, kadangi tą vandenį, kur yra prie Laugulių, mums ten yra daugybė gręžinių, išgręžta būtent į jūros sluoksnį, va, štai šitą va. Tai čia Gargždai kažkaip panašiai. Tai va toks ekskursas į praeitį. Taip. Čia vat irgi dabar grįžtant prie to jame gilyje vanduo, jo? Jūs klausite, taip? Kuris šis žmogus klausia? Aš klausiu, kiek to vandens į tą gręžinį supila. Ai, paskui pasakysiu, gerai? Jo, paskui pasakysiu. Tai va, čia yra, prieš tai mes atliekam smėlinę perforaciją vamzdyje, kur padarom maždaug tokio diametro skylutes ir jie maždaug į sluoksnį eina apie 75 metrų, kažkur nuo 50 iki metro gilio. Jo. Atviroj gręžskeliai daro. Mes nedarom, hidraulinėme nedarom, šitam horizontaliai darom atviroj gręžskeliam, darom kolonų. Nu, čia vėlgi, taip sakant, iš tų visų dalykų, kurių mes dar nedarom, kadangi pas mus hidrauliniai plėšimai yra primityvus, bet čia yra su pakerio pagalba galime atskirti zonas ir padaryti hidraulinį plėšimą skirtingose sekcijose, jų gali būti nuo 15 iki 20 sekcijų, gali būti daugiau. Ir dabar, kalbant apie skalūnus, kadangi principė pagrindė dujos ir nafta, skalūnų dujos, skalūnų nafta, išgaunama JAV pagrindė, Kanadoje, išgaunama Argentinoje ir didžiausią efektą pajuto JAV, kadangi jie tiesiog gerokai padidino savo gavybą dujų ir tapo ne taip priklausomi nuo importo. Taip, aišku, iš dalies dėl to ir krito kaina, kadangi pasidarė labai didelė pasiūla. Dabar, sakykime, taip, 1000 kubinių metrų kainuoja kažkur $1,9. Ne, čia negali kubinių metrų tiek kainuoti. Čia savikainai tenais Amerikoje yra apie 1,5 šimto. 200 litų 1000 kubinių metrų, kai Lietuvoje vidutinė kaina maždaug buvo netoli 1400 litrų. O dabar lyg tai šį kainą šiek tiek didesnį. Jo, čia atsižvelgiant į tos šaltinius, yra, kad tiek buvo išlaikyta darbo vietų, tiek padidėjo BVP. Tai va, pagal tą trečią projektą, pagal ką? Pagal trečią punktą ir buvo vystoma, tam, kad sukurti naujas darbo vietas, o ne dėl ekonominio. Aš ką noriu pasakyti, man labai sunku komentuoti, kadangi tai yra paimti duomenys iš tam tikrų šaltinių ir tai yra duomenys apie JAV, kadangi principė tai viena kelių valstybių, kur iš tikrųjų kažkas pasiekta per 20 metų daugiausiai. O ir ten gali iš tikrųjų kažką panašiai rasti. Lenkijoje, dabar Lenkijoje yra investuota $500 milijardų į šitą įgręžimą. Mano žiniomis ten kol kas nieko per daug ir nerasta Lenkijoje.
Ten grėžinys kainuoja kažkur apie 10, 15, 20 milijonų eurų ir tai čia tik žvalgybiniai, paieškiniai grėžiniai, aš nekalbu apie gavybinius. Čia yra žvalgybiniai, paieškiniai grėžiniai, kurie yra išgrėžimi, juose padaromas vienas praplėšimas, tam, kad nustatyti, ar pakankamas kiekis gali būti šitame plote to skalūninio angliavandenilių. Jo. Va, ir čia, reiškia, nu, čia jie prognozavo daug, bet matyti paskui prognozės kito šitų visų, čia tiek trilijonų, 5,3 trilijono kubinimetrų ir taip toliau. Tai maždaug atrodo, reiškia, grėžimo aikštelė. Jo, ir čia rizikos tokius. Kiekvienas verslas turi riziką, aišku, turi riziką ir grėžimas, ir paieškos, ir čia yra intensyvus eismas, sakykime, palyginus, šiek tiek padidėjęs triukšmas ir toliau. Kai kur netgi yra užfiksuoti šitie nedideli žemės drebėjimai. Bet paėmus pagal tai, kiek yra išgrįžta grėžinių, iš viso yra netoli 50 tūkstančių per visą tą laikotarpį. Tai sumuota ir nėra jokių dramatiškų nutikimų, jokių dramatiškų akcidentų ir tai šitą gavybą, žvalgybą yra pakankamai saugi, šnekant apie Ameriką ir tas pats su Lenkija, kaip matom, čia irgi daug licencijų, tiek grėžinių, jokių incidentų nebuvo užfiksuota. Pas mus jūs žinot, turbūt, kad irgi mes dirbam pakankamai saugiai, mes dirbam su tradiciniais angliavandeniliais ir pas mus pakankamai saugu, švaru ir viskas yra matuojama, viskas yra gerai. Čia yra maždaug tipinis aikštelių išdėstymas, grėžimo aikštelių. Ir iš vienos aikštelės gali būti grėžima daugybė horizontalių atšakų. Jo, ir dabar, kas kelia nerimą daugiausiai bendruomenėms. Vietos bendruomenėms, politikams, tai yra daugybė cheminių medžiagų, kurių sudėtį kompanijos slepia. Iš šios medžiagos gręžiant užteršia geriamąjį vandenį. Taip, tokie yra faktai čia padaryta analizė energetikos ministerijos pagal Amerikos patirtį, kad kiekvienam gręžiniui atsižvelgiant į jo individualias geologinės charakteristikas parenkama 3-12 cheminių priedų. Jeigu jūs įeisit tą saitą, jūs pamatysit visus tos priedus ir jų sudėtį. Cheminiai priedai sudaro maždaug 0,5% viso fluido, viso skysčio. 90% vanduo, 9,5% smėlis propantas. Filmas Gazlens. Istorinis filmas Gazlens, kai tu atsuki čiaupą, lygiai bėga vanduo, pakiši degtuką ir ten užsidega liepsna. Tai tas filmas buvo ištirtas žinybų ir tie visi gandai, atvejai yra paneigti oficialiai. Yra filmas Trusland, kurį galima pasižiūrėti ant kiekvienas atvejis, kuris yra parodytas filme Gazlens, yra paaiškintas, kodėl ten taip yra parodyta. Taip, dabar iš viso to hidraulinio plėšimo, čia kaip vadina hidrauliniu skaldymu, yra atlikta apie 1 milijoną grėžinių, iš viso gal net daugiau, nes 2 milijonai, iš viso apie 2 milijonai visam pasaulyje. Va, ir nebuvo oficialiai patvirtinta, jog požeminė vandens tarša tiesiogiai susijusi su hidrauliniu skaldymu. Jo, tai pripažįstame ir Europos parlamento studijoje. Čia ta pati studija, kur per televiziją rodė ponas Salamakinas, kad nėra jokių aiškių įrodymų apie taršos sąsajas su aplinko veikla. Jo, kaip aš jau minėjau, veikla vyksta maždaug 2 km gylį ir jeigu gręžinio cementavimas atliktas kokybiškai, laikomasis saugos reikalavimų ir net teorinių galimybių nėra, kad iš tokio gylio prisiskverbti iki mūsų, pavyzdžiui, kaip ir Gargžduose, 160 metrų vandens iš tų gerų vandens horizontų. Čia maždaug kaip ir parodžiau, kad čia maždaug yra štai vietų gerų vandens horizontai, grėžinys, atlikti hidrauliniai suplėšyti sluoksniai ir apie 2 km gylis. Taip, Europa nėra Teksasas, čia pernelyg tankiai žmonių apgyvendintos teritorijos, o skalūnų dujų žvalgyboje, gavyboje, gręžinio aikštelėms reikalingi didžiulės žemės plotai. Gręžimo aikštelės dydis paprastai svyruoja nuo pusės iki 1 hektaro. Išskirtiniais atvejais siekia 4 hektarus. Pas mus yra iki hektaro šitam mūsų licenzijos plote minės naftoje. Ir
iš vienos aikštelės galima išgręžti iki 20 horizontalių atšakų. Nereikia 20 atskirų aikštelių, o užtenka vienos, kad paskui iškreivintis gręžiniais į įvairias pusės išgręžtum daugybę atšakų. Tuo būdu labai gerokai užima mažiau žemės paviršių. Jo. Jeigu čia šiaip reikėtų gręžti daugybę vertikalių gręžinių, tai čia vienas horizontalus gręžinys iškart visiškai nežaloja žemės paviršiaus ir čia apačioje gali pasiekti reikiamą sluoksnį, reikiamą kryptį. Toliau, ką sako dar, kad ko labiausiai, iš tikrųjų, dėl ko labiausiai nerimauja, dėl vandens. Vienam gręžiniam sunaudojama milijonų litrų vandens, o juk gėlas vanduo po 350 metų gali tapti vertingesnių už auksą. Į paviršių sugrįžtinis hidraulinis skalimas tas kelia didžiulį grėsmę aplinkai ir žmonės sveikatai. Taip, vienam gręžiniam vidutiniškai sunaudojama 10-15 tūkstančių kubinių metrų vandens. Vėlgi, čia JAV duomenys paimti iš JAV naftos pramonės, sakykime, tai mes savo hidrauliniams plėšinams Lietuvoje sunaudojame mažiau naftos šito vandens, be abejo. Ir čia sugrįžta apie 10-40% hidraulinio skalinimo skysčio, klobė, kuris yra perdirbamas ir vėl naudojamas. Tai čia yra LGT šaltinis, kiek mes suvartojam. Galim suvartoti 3,2 milijonų metrų, suvartojam 450 tūkstančių ir jaudintis dėl trūkumo nėra jokio pagrindo. Didelį kiekį. Lietuva neatkartos Norvegijos sėkmės istorijos, kadangi didžioji pelno dalis pramoninės gavybos atveju atitektų užsienio kapitalui. Žvalgyba turėtų užsiimti valstybės valdomos įmonės. Taip, čia turbūt suprantat, kad skalūnų dujų žvalgyba ir ne tik skalūnų dujų, iš vis skalūnų angliavandenilio, aš vis sakysiu tą terminą, žvalgyba yra rizikingas dalykas ir netgi mes dabar galvojame investicijas, jeigu mes investuojam 45 milijonus minimum, ką privalom padaryti pagal įsipareigojimą valstybei, vykdant jos valstybinį užsakymą principą, kad suteikti informaciją. Ir jeigu mes nieko nerandam, tai yra mūsų pinigai, mes išeinam ir juos čia palikę viskas. Kadangi absoliučiai nėra jokios garantijos, kad bus kažkas rasta, o informaciją mes vis tiek turėsim pateikti valstybei. Tai kas yra šitame plote, kuris priklauso valstybei. O jeigu randat? Jeigu randam, be abejo, mes turim teisę ir išgauti, ir tai yra logiška. Bet jeigu poveikio aplinkai vertinimas pasako, kad technologija nesaugi. Jeigu poveikio aplinkai vertinimas pasako, kad technologija nesaugi, mes nieko negalim padaryti. O kas apmoka jums išlaidas žvalgybos? Gal paskui klausim. Žvalgybos išlaidų niekas neapmoka, kadangi tai mūsų rizika. Viskas. Kas tos pinigus pasiims? Nu gerai. Kaip sakote? O kas pinigus bizneriai pasiims? Kokius pinigus? Atsiprašau, klausimas vėliau gal. Leiskim pabaigti. Pabaigsim, paskirti klausimus. Ne, tai valstybė gali išskirti lėšas ir investuoti į paieškas. Iš biudžeto, taip? Iš mūsų visų pinigų. Bet kadangi jin to nenori daryti, jin pakeičia privačią kompaniją ir privati kompanija ateina ir investuoja savo lėšas. Jeigu jai pasiseka, tai ir randa kažko, jin turi teisę, išgaudama naftą ir parduodama, susigrąžinti tai, ką jinai dėjo. Bet jeigu jai nepasiseka ir jinai nieko neranda, jinai išeina su minus 45 milijonus minimum. Viskas. Taip nebūna bizneriai. Taip yra. Taip yra, patikėk manim, aš 300 metų biznį. Iš Ekvadoro pasiims. Kaip sakot? Ne, nes tas Čia ševronas. ševronas. Tai va, ir čia yra tokios kainos maždaug, aš girdėjau, kad yra daugiau, bendraujam su Lenkų kompanijom, tai yra nuo 305 iki 50 milijonų litų kainuoja gręžinį, nes pas mus gręžinys yra 2 km gylio, Lenkijoje gręžinys yra 4 km gylio, dvigubai giliau, dėl to automatiškai sąnaudos yra didesnis. Ja. Ir iš tikrųjų Lietuva neturi tokių galimybių tiek pinigų eikvoti žvalgybai ir paieškoms. Galbūt galima 60 milijonų neskirti, kaip sakė, tas valdovo rūmams ir įdėti žvalgybą galima. Kaip čia rašoma, duris partnerystė atviras. Taip, dabar pavojingai intensyvus sunkvežimio eismas daugiau kaip 100 reisų per dieną į ir iš gręžinio aikštelės, sunkiasvoriai sunkvežimiai sugadina kelius. Jo, čia vėlgi amerikiečių yra duomenys, bet mūsų skaičiai absoliučiai yra kitokie ir tikrai nėra tiek jų, bet sakykime, kad tai yra analizuojama Amerikos situacija. Vėlgi lyginama su jų prekybos centru, kuris yra galbūt didesnis negu mūsų, bet tai
prasme, kad sulyginami dalykai. Bet kuriuo atveju jie privalo prižiūrėti kelius, kuriais važinėja, lygiai tas pats yra mūsų sąlygom, mes irgi prižiūrim kelius, remontuojam ir netgi ne tik juos, bet ir greta esančių gyvenviečių kelius remontuojam. Jo, nu čia atseit 400 milijonų USD, jie investavo Pensilvanijai. Šaltinis Marcelis Research Center. Jo, nu čia dabar taip, yra ES valstybės, Prancūzija, Bulgarija uždraudė žvalgybą naudojant hidraulinį skaldymą, kadangi manoma, kad tai kelia didelį grėsmę aplinkai. Čia yra parodyta, kurios šalis uždraudusios kol kas laikinai ir kurios šalis leidžia tą daryti. Ir čia, kur raidelė P, netgi išduoti leidimai tą daryti. Taip kad, principė, kokiu kontekstu pažiūrėsi, jeigu pažiūrėsi, visumoje matosi, kad tik kelios šalis kol kas to neleidžia daryti, bet didžioji dauguma tą daryti leidžia. Čia daugiau išimtis. Tai Lietuvoje jau yra duoti leidimą. Jo, ir dabar apie mūsų pietų šipalį pelnų plėšimą, kurį mes plėšim. Ir vat, mes naudojam tiek vandens, 304 kubus. Mes supumpavom 41 toną smėlio ir iš viso plus dar 1,2, 1,3 kubo chemikalų priedų. Čia yra faktas, kurį mes turim pas mus Lietuvoje, tokie kiekiai, taip? Jo, čia priedai 0,5, 95,5 vandens smėlio. Ir dabar tie patys priedai, iš kokį jie susidėjo, mūsų priedai, kurie buvo pompuojami su skysčiu, su vandeniu. Rūgštis, natrio hipochloritas, tie naudojami plaukimo baseino valymui, chloro dioksidas, gerinio vandens valymui, trintie sumažintai poliakrilamidai dirvožinio vandens valymui, kosmetikoj, gelinės medžiagos, guaroma, telelios, biodariniai, maisto prieduose, kosmetikoje, dioksidatorius amonio bisulfitas, naudojamas maisto gėrimų pramonėje. Tai va, čia yra priedai, kurios mes kartu su skysčiu supumpavom. Benzolo nenaudojat? Ne. Dabar žiūrėkit, čia yra, vėlgi matyt, kyla klausimas, kad skalūnų dujos ir skalūnų dujos atpigins dujas, bus kaina mažesnė Lietuvoje. Jeigu mes jas išgausim, čia dabar analizuojant esamą situaciją, matom, kad tokia tamsiausia spalva pažymėtos šalis, kurios moka brangiausiai už dujas dabar perkamas šiandieną ir čia va tokia situacija Lietuva tarp jų. Jo. Ir va, kaina, kurią moka Lietuva, maždaug 1300, Vokietijos siena Gazpromas, čia yra New Yorkas, Henry Hub. Jo, ir tada visumoje iš dalies grįžtant prie LV dalykų, ten matys susipainiojo šiek tiek ir savivaldybės, mes pradėjom, kadangi dalį LV akcijų valdo Chevronas ir tuo pat metu buvo paskelbtas konkursas štai šitame plote, Tauragės Šilutės plote, kuris yra paskelbtas kaip skalūninių dujų paieškai, žvalgybai ir gavybai. Jo, ir tas konkursas buvo paskelbtas praeitų metų birželio 25. Siekiant atrinkti finansiškai technologiškai pajėgiausią kompaniją. Tai yra toja kompanija, kurie jau turėtų skalūninių dujų žvalgybos, paieškų ir gavybos patirtį Lietuvoje. Kadangi iš vis pasaulyje, kadangi Lietuvoje tokių kompanijų nebuvo, pretendentų buvo mažai kas galėjo dalyvauti. Chevronas turi patirtį, kitos kompanijos nesusidomėjo kažkodėl. Ir dabar, reiškia, 14 paraiškų priimas baigtas. Kiek žinau, ten yra du plotai buvo, Kudirka, Kybartai ir Šilutė Tauragė. Ir ten Chevronas vienintelis dalyvauja Chevron Exploration Production Lietuva. Čia, manau, yra įsteigtas filialas Lietuvoje, būtent tam plotui. O kitam, Kudirkos Kybartai, ten yra neskalūninių dujų, ten normaliai naftai, ten yra šitų rifų nafta, dalyvavo Diseta ir Perkūno nafta kompanijos. Ir jie turėtų kažkur tai kovo mėnesį, beros paskelbti nugalėtų, jeigu paskelbs. Ir po to per 90 dienų turėtų pasirašyti išteklių naudojimo sutartį su nugalėtojais, jeigu tai bus padaryta. Taip, dabar toliau. Taip, ir dabar aš grįžtu prie tokio dalyko. Ir man kyla klausimas, aš noriu iškelti, nes aš visur girdžiu skalūnų dujos, yra psichozė. Tiesiog aš nežinau, tiesiog iš šono žiūri, aš dirbu šitoje tiek metų. Ir iš tikrųjų, kodėl visi taip įsigabinė tas skalūnų dujas, kodėl visi įsitikinę, kad Lietuvoje yra.
Kodėl? Nes suprantat, koks yra dalykas. Reiškia, faktoriai, kurie sprendžia skalūnų angliavandenilių susidarimą. Tai yra TOC, taip vadinama, Total Organic Carbon, organinės medžiagos kiekis, kuris yra olenoje, skalūnė. Jo, tarp kitko, skalūną aš jums parodysiu, kadangi, kaip sakiau, pergalės grėžinį komentuosiu ir mes ten jį kilnojam. Bet jeigu jūs norit pasižiūrėti, kaip jis atrodo, aš galiu jums parodyti. Va, čia yra skalūnas. Juodesnis skalūnas tai yra argilitas, tai yra ir juodesnis argilitas, tai tas argilitas yra apatinis silūras, kuriame yra daugiau organinės medžiagos, šiek tiek šviesesnis, tai yra kuriame yra mažiau organinės medžiagos. Ir antras dalykas, tai va, tos organinės medžiagos kiekis turi būti daugiau kaip 1,5% uolienoje. Tai? Kitas dalykas yra toks tai vadinamas vitrinito indeksas, kuris apsprendžia brandumą. Tai yra vitrinito indeksas, jeigu jis yra žemas, nuo 0,25 iki 0,55, tai yra tokia nebrandinė susiformavus nafta, silpna nafta, pagrindinė nafta, jau tokia rimta nafta. Čia yra vitrinito indeksas nuo 1,3 iki 2, tai čia yra kaip kondensatas ir jau dujos tokios. Ir sausos dujos nuo 2 iki 4. Jeigu jūs pažiūrėsite dabar į Lietuvos situaciją, čia yra duomenys iš Lietuvos geologijos tarnybos paimti, taip? Yra oficialūs duomenys, kurie paimti iš Lietuvos geologijos tarnybos. Ir čia duomenų yra nedaug, kadangi niekada ypatingai netirta tai, bet čia yra būtent to vitrinito indekso reikšmės. Tai jūs pažiūrėkite, ką mes turim. 0,8, kas yra grinai naftos požymis, 0,9, kas yra grinai naftos požymis, 1, kas yra naftos požymis. Čia kažkur, čia yra Lietuvos siena, taip? Dujos nukvėpėjai. Jo, Lietuvos Rusijos siena, taip? Tai kažkur lik sienos, čia 1,5 matom, čia 1,9, 2 nesiekia. Tai čia jau Rusija. Tai kur jūs matot dujas skalūnų, pasakykime? Kur yra virš 2 iki 4? Tai va, ir pas mane ir kyla klausimas, kur yra tos dujos ir apie ką mes šnekam. Visoje Lietuvoje ir prieš ką mes piketuojam ir ką aš čia Gerai, tai koks LL investicijų tikslas? Aš kaip sakiau, LL investicijos turi sudarę licenzijos sutartį su vyriausybė, taip? Ir kaip sakiau, jie įsipareigoja investuoti ir ieškoti ir suteikti valstybei informaciją, ką turi valstybė šitoje teritorijoje, kokius išteklius. Ir iš savo lėšų privalom investuoti ir infrastruktūrą taip pat, ir teikti pinigus socialiniai paslaugai. Gerai, bet tai LL investicijos matė šitą oficialų žemėlapį ir vis tiek pasirašė šitą sudartį. Bet tai nafta... Tai jūs naftos ieškot? Taip. Mes ieškom... Žiūrėkit, LL investicijoms licencija išduota 2007 metais. 2007 metais nei pas skalūnų dujas, nei pas skalūnų naftą nebuvo net užsiminta. Ir niekas net nežinojo, taip? Ir pagal licenzijos sutartį LL investicijos ieško tradicinių angliavandenilių, tai yra naftos ir dujų. Ja. Čia aš turiu tokį ištraukėlę iš verslo žinių, kuriame aš buvau klausinėjamas apie minijos naftos planus. Čia yra 11 metų lapkričio 25 dienos, taip? Tai jau tada mes sakėme, kad mes domėmės skalūnų nafta, bet niekas absoliučiai nieko į tai dėmesio nekreipė sakyti. Bet dabar, kai mes išvežėm grėžinį komantai 1 ir jis yra taip labai nesėkmingas, mes sustabdėm ilgam laikui tolimesnės investicijas, kadangi tai labai brangu. Grėžinys kainuoja maždaug 10 milijonų litų. Ir tai yra dideli pinigai mums. Aš tikrai dėkuoju Jums už kantrybę ir labai dėkuoju už dėmesį ir laukiu klausimų. Pasisakom antrą pusę ir paskui klausimus. Kaip lengviau. Dabar. Kaip nori? Tai ekologas išsako savo. Aš kol nepamiršau, noriu porą klausimų paklausti. Žiūrėkit, jūs iki kada privalot padaryti visus tas darbus pagal sutartį? Iki 17 metų. 17 metų. Tarkim, poveikio aplinkai analizė Amerikoje tik šiais metais bus paruošta šitos technologijos, hidraulinio.
Aš nešneku apie jokį hidraulinio plėšimą, mes turim padaryti seisminius tyrimus. Tik seisminius tyrimus, jūs hidraulinių plėšimų Gal iš tikrųjų, aš jau matau, kad biški painiavos įsivėlė, aš truputį gal įvesčiau aiškumo. Ir tada mes galėtumėm gal žmonėm neaišku kitą kartą klausti ir kas nerima kelia. Aš iš tikrųjų labai trumpai pasistengsiu ir nenoriu įsiplėsti. Kas kelia nerimą, tai jeigu šiandien skaitėt Lietuvos rytą, ten kalbėjo anglų ekspertas, kuris yra kaip ir geologas turbūt ir jisai kalba, jis yra už išgavimą dujų, Anglijoje yra išgaunamos skalūninės dujos. Ir jisai pasakė, taip, man atvažiavau į Lietuvą, labai gerai Lietuvai būtų išgauti skalūną, taip toliau. Bet aš matau tokį paprastą dalyką, kad žmonės užduoda klausimus, užduoda rimtus klausimus ir į juos niekas neatsako. Tai čia ne privačioms kompanijoms yra kaltinimas. Tai yra iš tikrųjų, aš kaip sakau, aš esu Žaliųjų tarybos narys. Mes per visą Lietuvos istoriją iki žaliosios veiklos nesugebėjom daryti. Nes 9 atvejais iš 10 mes užsiminėjame teisinio nihilizmo naikinimu. Apie žalę veiklą mums dar toli. Žalia veikla, aš jau papasakočiau, kas tai yra. Tai yra nevartojimas, šiaudiniai namai, čia jau yra žalioji ideologija. Mes iki to neeinam, mes kovam tik su teisiniu nihilizmu. Pirmas yra dalykas, yra Orhuso konvencijos, yra žmogaus ir Lietuvos pasirašyta konvencija, kur žmonės turi teisę gauti visą pilną informaciją. Spavas, kada buvo atliktas tenai, tai jis neatsako visus klausimus, strateginių pasiekmių vertinimas, poveikio aplinkai vertinimas turėtų išdidesnius klausimus atsakyti. Kokios yra abejonės? Abejonės yra štai tokios. Visi, kas turit Gargždų bendruomenės Facebook'e, kas susiregistravo, aš visiems persiųsiu, kas skaitot angliškai, gausit šitą medžiagą. Tai yra gegužės 15 dieną, 2012 metais atliktas aplinkos, tai yra poveikio aplinkai vertinimas Amerikoje. Yra ištirta, yra visa medžiaga ir čia yra ištirta apie 2980 gręžinių. Amerikoje jų yra apie 50 000. 65 jau tai padidėjo, aš jau senesnius duomenis skaičiau. Dar 15 dasidėjo. Ir šitą aplinkos studiją nieko aš nesigilinsiu, čia yra labai paprasta konkreti informacija. Jis labai yra nešališka, netgi ir nepasako nieko blogo, pasako, ką reikia daryti, kokios problemos. 3533 skalūninių dujų hidrofrakingo gręžiniai, 2988 yra rasti pažeidimai. Faktas. Niekas jų negali užginčyti, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų oficiali medžiaga. Va, toliau. Šičia yra išdėstytos tokios problemos. 35% yra pažeidimai site restoration, tai jūs aiškiau pasakyti, tai yra, kaip mes turim didžiulę problemą su durpynais, globalios korporacijos mus apvagė Bausvelčiui, čia jūs ne prie ko įsiveža ir mums lieka duobės. Teisinė bazė mūsų nesutvarkyta. Tai yra, mes turim mėnulio kraštovaizdį, pinigų iš mokesčių nepaimta, investicijos nesutvarkytos, durpynų atkurti nėra kaip, turim mėnulio peizažą. Tas pats, galbūt ten kažkas tai site restoration, aš nežinau, nes paviršiui ten yra problemos su vandens baseinais, tikriausiai, tai aš taip įsivaizduoju, su utilizacija. Paviršiaus vandens, surface water contamination, tai yra paviršinių vandenų užteršimas 30% iš visų šitų gręžinių, nedideli išsiliejimai 20% ir cement and casingas, reiškia čia, kaip matėt, ar ne, tikrai yra daroma, gręžinys yra casingas, apsauginis sluoksnis, tai būna dvigubas, trigubas, nuo tų vandeninių sluoksnių, reiškia, kai gręžinys eina ir aplink užcementuojamas, kad nepatektų, taip toliau, tai va čia yra šito cementinio sluoksnio pažeidimas 8,7% gręžinių.
dideli išsipilimai žemėje. 4 procentai. Blowout and venting, tai yra išmetimai. Nedideli, 0,9 procentai, tai čia 4 tūkstančius, tai čia iš vis gal keli grįžiniai. Ir gas migration, vis tik tai, aš apie Gasland, aš paminėsiu jūsų argumentus. Iš tikrųjų, ten pats kūrėjas, kai ką pripažino, apie ką ten ėjo kalba. Gas migration 0,5 procentai. Tai yra, jeigu iš 200 grėžinių padarysime, reiškia, viename grėžinyje yra dujų migracija į vandens sluoksnius. Tai yra, kūrėjas Gasland filmo atvirai prisipažino, kad jis paėmė degantį vandenį iš čiaupo. Tas atvejis buvo objektyvus, tačiau nėra patvirtinto fakto, kad šiuo atveju metanas pateko būtent iš hidrofrakingo, tai tiesiog yra metaningi sluoksniai tenais netoli ir galėjo natūraliai patekti iš metaninių sluoksnių, todėl šis atvejis jis yra kontroversiškas ir iš tikrųjų ten yra kontroversija. Dujų šachtos Pensilvanijai, šitą anglių šachtos Pensilvanijai, kur vadinamas Paul Bed Methane, ir metanas susikaupo dujomis, jis gali patekti. Jo, nu, ten ir, reiškia, yra tokie dalykai. Dabar kontroversijos yra kokios Lietuvoje. Aš nenorėčiau, kad būtų, reiškia, pirmiausia, Lenkijos praktika. Prieš pradedant šitą veiklą, valstybė netylėjo, o ten buvo visuomenės šviesuoliai pasamdyti. Tai, nu, vat, čia Ledinas tiktų, galbūt pasamdyti, vat, būtų kas vat, pažįsta, bendruomenės nariai, vat, žinomi žmonės. Jiems buvo viskas išaiškinta, jie važiavo į vietas, jiems žiūrėjo, kiekviena mokykla buvo apeita. Aš nekalbu apie seniūnijas. Buvo parodyta, buvo pasakota, buvo pasakyta, kompensacijos viskas. Šičia to nebuvo padaryta. Todėl visų pirma, aš prieš, kad būtų Lietuvoje, aš kalbu apie tai, kad reiškia, na, visiškas toks, nu, kalbėkim lietuviškai, nemeilė žmogų, nemeilė tai yra. Ir vis tik tai reikėtų pereiti prie tų kitokių standartų. Nu, pirmą metus diskutuojam, mušamės, ten galim nieko, taip toliau, paskui pereinam prie sprendimų, niekas nekdė, skubėti niekur nereikia. Ir kad visuomenė dalyvautų sprendime, ten kaip apačioje duris atviros pasakyta, vis tik turėtų būti sutartis su visuomenė, su bendruomenė, o galbūt dideliam tokiam projektui apskritai reikėtų plataus visuomenės, plačios visuomenės sutarties diskusijos. Dabar, reiškia, kas man yra neatsakyta kaip ekologui, visų pirma, man yra klausimas, jūs kur naudojat, tikrai labai mažus kiekius naudojat, čia kur jūs matėt, aš esu matęs tą patį skaičių apie 10 000 galonų. Ir esu matęs kiekius, yra kontroversija su, ir tikriausiai tai aš supratau, tai priklauso, reiškia, tas nuo gylio, nes esmė yra tame. Tu naudoji didelį spaudimą tam, kad suplėšytų molieną, tai yra, turi būti slėgis, įvaryti turi vandens atitinkamą kiekį. Aš esu radęs apie 60 000 litrų į vieną gręžinį, į vieną. Esu tokius duomenis radęs ir aš ne ekspertas. Jo, aš esu radęs. Kitur esu radęs kubiniais metrais, o kitur tos pačius skaičius randu galonais. Tai ta prasme, nu, aš ne ekspertas, va, aš duosiu toj Vytautui pašnekėtis, papasakosiu tiksliau. Bet, reiškia, mums, visiems žmonėms nebuvo pasakyta, iš kur bus paimtas vanduo ir kuris po to užterštas bus padėtas. Jeigu gręžinys vienas su tokiu kiekiu, po to bus mažiausia 500 tokių gręžinių, kiekiai yra dideli. Pensilvanijoje yra problemų ir Ohajo upė yra užteršta ir yra užteršta būtent dėl to, kad jokie valymo įrenginiai nepajėgia utilizuoti šito užteršto vandens. Užteršta, suvokit, ne tik, kad tie chemikalai ateina. Su chemikalais čia Europoje dar eina viskas tvarkoja. Ir tikriausiai, kad aš tikiu įmanoma tas problemas išspręsti. Aš įsivaizduoju, bet visuomenė nereikalauja, niekas jų ir nespręs, nes tai kainuoja. Reiškia, todėl visuomenės spaudimas ir dalyvavimas bendruomenės, palaikyti tas bendruomenės, nes supraskit, šiandien Žygaičiai susiduria su problema, rytoj jūs susidursit su problema, jau dabar atliekų bombą pastatau šalia.
Tai paskui mums reikia problemos, taip tada žygaičiai nusispjaut, kaip mes lietuviai gyvenam. Reiškia, jūs skerdžia po vieną kaip kiaulės ir mums dzin, mes jiems nepadėsim. Paskui skers mus, o tada jie trins rankas, sakys, va, jiems dabar blogai, valio. Va taip Lietuvoje gyventi galbūt nebereikėtų. Reikėtų vis tik tai bendruomeniškiau atsižvelgti vienas kitų problemas ir pasiekti tos visuomeninius susitarimus, atvirą pilną diskusiją, su be šizofrenijų, kada kalbama tikrai, ponas, kaip pasakėt, apie seisminius tyrimus, kai žmonės dabar dėl prasto viešinimo, dėl valstybės prasto darbo, tikrai institucijų prasto darbo, geologijos tarnybos tame tarpe šizofrenijos sukėlimo, su tais skalūnais, kai dar neaišku, ar jie ten yra, o jau šizofrenija sukelta, žmonės nebeleidžia seisminių tyrimų atlikti. Nu, aš draustiniuose, kiek parašiau jums manifoldai, rašau, kiekvieną dieną po krūvą išdarykit, iki sveikatą. Tai iš vis ne problema yra. Galų galia apie tyrimą, apie ką mes žmonės daina iš šizofrenijos iki tiek, kad kerno nebeleidžia paimti. Tai taip yra problemos. Bet kitos, grėžinį ištraukti, va, Olienos pavyzdį ir pasižiūrėti, kas ten yra. Tai iki tokio lygio daina, reiškia, kad tai pasidaro, tai nėra nei aplinkosauginė jokia problema. Bet suvokim, kokios yra kitos problemos, kurias mes turėjom ir energetikos ministerijoje ir visur. Problema yra taip, Lenkija turėjo mokesčius panašiai kaip Lietuvoje. Tai yra mažų išteklių neturinčių valstybių mokesčiai, nuo 2 iki 20%. Šitie mokesčiai Lenkijos netenkino. Kai jie pamatė, kad yra daug geresnių išteklių, mokesčių politika buvo keičiama. Lietuvoje mokesčiai taip pat manęs kaip visuomenininko netenkina. Aš nesutikčiau už tiek atiduoti dujas, tikriausiai ir norėčiau plačios diskusijos šio klausimu. Taip pat nesu socialistas ir nesutikčiau, kad viską galbūt valstybė tai darytų. Nes kaip sako, 80 milijonų litų investuoti iš visų mokesčių pinigų ir gal nieko nėra. O galų galiai įsipareigojimas toksai yra miglotas valstybės, paims, praplaus ir galbūt nieko nebus. Taip, sutartis, privati, valstybinė partnerystė tikrai 100% tikrai turi būti kažkokia aiškiai ir apibrėžta ir žmonės turi žinoti, kokią naudą iš to gaus. Jeigu jau eina kalba ir Europos Sąjungoje ir visur, šiandien yra taip. Problema yra tame, diskusijos kilo dėl vandens panaudojimo, dėl vandens galimų užteršimų. Diskusijos vyksta labai plačių frontų tarp visuomeninių organizacijų ir Europoje, ir Prancūzijoje, ir Briuselyje, ir komisijos. Todėl aš tikrai nematau jokios problemos, jeigu žvalgyba ir išgavimas, nes dabar ką mes darom? Leidžiam, prašom atlikti žvalgybą. Žvalgyba yra 2 dalykai. Tyrimas yra vienas dalykas. Žvalgyba gali būti ir bandomasis gręžinys. Tai yra su tuo pačiu vandeniu, kai tu darai kalkuliacijas, kiek tu jau užgavai ir taip toliau. Tai yra visiškai skirtingi dalykai, kur pas mus net ir turint leidimą jums pavo nebereikia. Jūs visą tai galite šiandien padaryti. Poveikio aplinką vertinimo nereikia. Jūs galite bandomą gręžinį šiandien atlikti. O antras dalykas, kada bus investuoti pinigai į visą šitą, tada pasidarys problema. O mes sakysim, technologija saugi, nesaugi, oliena, taip toliau, pavas, vandens sluoksniai, tada kas padengs kompanijai išlaidas. Todėl problemos šitie klausimai yra neatsakyti. Ir teisės aktų visa sistema turi gražiai susistoti į savo vietas. Niekam nėra blogai nuo išteklių eksploatavimo, jeigu jie tai padarėmi saugiais būdais. Tačiau šiandien nėra atsakyta į šios klausimus. Rizikingi momentai nėra paaiškinti, kaip sakom, cementas, viskas taip toliau. Amerikoje problemų yra, užteršimai vandens yra ir tikrai daug problemų ir kur padėti utilizuoti visus tos kiekius. Nes grunte taip pat yra ir radioaktyvios medžiagos, ir dujos, ir metanas, ir dar kažkas patenka, išeina tau druskingas galų gale vanduo, didžiulis kiekis vandens, kur taip pat negali paleisti biovalymo įrenginį. Ir aš praktiškai kaip ir viską pasakiau ir daugiau nebenorėčiau jau plėstis. Turėjot susidaryti vaizdą, kad teisės aktai nepadaryti, diskusijos neatliktos ir čia reikalingas daug platesnis. Mes šnekame apie poveikio aplinkai vertinimą. Minijos nafta 10 metų negali nieko padaryti Kintuose. Ar žinot, ko mes negalim padaryti? Žinau. Mes negalim pasitvirtinti poveikio aplinkai vertinimo programos. Mes negalim pasitvirtinti poveikio aplinkai vertinimo programos, kuri ištirtų, ar galima dirbti Kintuose.
Mes negalim jos pasitvirtinti. Ir jūs šnekat, kad čia niekas nežiūri į žmonės. 10 metų mes įdėjome 8 milijonus litų. Čia nafta, čia biškai, aš suprantu tą problematiką, ten iš vis socialinė problematika yra. Mes nešnekam apie hidraulinį plėšimą, aš apie nieką nešnekam. O apie naftą, nu, čia iš vis. Mes negalim pasitvirtinti poveikio aplinkai vertinimo programos. Kaip jūs tai galite pakomentuoti? Programos, kurį ištirtų, ar galima dirbti? Aš galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad politikai žino, kad poveikio aplinkai vertimas jūsų atveju 100% pasakys, kad jokio poveikio nebus. Tai va. Ir todėl neleidžia patvirtinti programą. Minijos nafta išgauna iš 100% fluido 9% naftos ir 91% vandens. 9% naftos, 91% vandens. Kur vandens dedas? Vandenį pumpuojam atgal tą patį sluoksnį. Iš kur paimam, ten pumpuojam. Maždaug 40 000 kubų per metus išgaunam naftos ir apie 600 000 kubų vandens. Pumpuojame tą patį kambaros sluoksnį. Iš dalies tai gerai, mes su juo išstuminėjom likutinę naftą, kurį manome. Suprantat? Ir kaip mums toliau vystytis, jeigu mes negalim pasitvirtinti naujų plotų. Kol mes nepriauginsim naujų telkinių, mums artėja galas labai, taip išlėta palengviukas ir viskas. Nors priklauso viskas valstybei, kintų telkinys, jeigu jis toks yra, dar neaišku, kas ten yra iš vis. Argumentas labai paprastas. Jeigu jūs nežinotumėt, jūs neįtumėt. Jūs žinot, kad ten viskas yra. Toks argumentas. Kaip su tokiu argumentu kovoti? Bet jums ar tikrai yra blogai? Nu, ta prasme, jūs neuždirbate, ar blogai jums? Aš jums aiškinu, mes išgaunam 9% vandens. Jeigu naftos kaina, mes pardavinėjom naftą mažeikiams, vežam naftą į mažeikius ir mūsų palaiko tik naftos kaina, kuri dabar yra aukšta. Jeigu naftos kaina kris $200 už barelį, mes bankrutuojam po mėnesį. Tai reiškia, tas verslas ant ribos, reiškia. Be abejo, ir jeigu jūs dar sukeltum bent kiek mokestį porą procentų, mums ir nereikės ir kainos kritimas. Kiek valstybė moka? Mes mokam valstybėje priklausomai nuo Neperspektyvus gavybos. verslas. Apie 10 milijonų litų per metus dabar. Kiek procentų? Mokam priklausomai nuo gavybos. 5%, 10%. Nuo 0 iki 1000 tonų yra 2%. Jeigu išgauni iš telkinio, jeigu nuo 1000 tonų iki 5000 tonų, tai yra 6%, jeigu nuo 5000 tonų iki 10 000 tonų 8%, tai yra progresiniai mokesčiai. Kuo daugiau išgauni, tuo daugiau moki. Ne neutralūs, ne regresiniai, o progresiniai. Ir Lietuva viena iš nedaugelio šalių, kur taiko naftos verslui progresinį mokestį. Kuo daugiau išgauni, tuo daugiau moki. Suprantat? Daugybė šalių taiko regresinį mokestį. Didink gavybą, nes absoliučiai pinigų mase, pinigų gausi daugiau. Mokestis sumažės, pas man balansuoja riba. 5000 išgauti ar 4999. Aš šauko per 1 toną, man mokestis išaugo 2%. Čia iš bendro įsilavinimo. Jeigu būtų atvirkščiai, aš šaukčiau ko daugiau, jeigu galėčiau, aišku, taip sakant. Bet šnekant apie gintus, jūs suprantat? Kiek mes išleidžiam lėšų, kad šiek tiek vėlgi gauti informacijos ir duoti valstybei. Nes ta nafta, jeigu ten yra, jinai priklausys valstybei ir vėlgi bus mokesčiai. Ir kas iš to, jeigu mes numirsim, jums bus lengviau nuo to. 140 žmonių dabar dirba minijos naftoje. Visi normaliai uždirba, išlaiko šeimas. Kiek papildomų visų dar susijusių su jie žmonėmis gyvena. Tai Lietuva gauna iš naftos, iš išteklių mokesčių, neskaitant mokesčių, 35 milijonus litų panašiai. Į metus. Minijos nafta, dabar tiek manifoldas, tiek geonafta, minijos nafta jau aplinkia. Minijos nafta yra sumokėjus $500 milijardo mokesčių. $500 milijardo per 10 metų. O kiek pelno? Pelno aš dabar jums nepasakysiu, irgi buvo nemažai, irgi panašiai kažkur. Tai jo. 500 milijonų litų mokesčių, $500 milijardo apie tiek, per tiek metų. Keliem metam dar naftos mes maždaug turime. Priklausys nuo kainos. Jeigu naftos kaina laikysis taip kaip dabar, gal dar 5 metam, aš neku tik apie minės naftos plodą, 5 gal. Jeigu kris, mes sustosim iš karto. Jeigu naftos kaina kils ir bus tik 200, mes gyvensim ilgai, po trupučiuką. Kadangi tiesiog mums apsimokės ir mažesnių debitų pumpuoti naftą. Bet vieną dieną baigsis nafta vis tiek. Be abejo. Taip. Tai yra ne vandens telkinys, kuris pasipildo, tai yra riboti ištekliai, riboti kiekiai, anksčiau vėliau. Jeigu tai yra 1 000 000 tonų, tu išgavai ir viskas. O dar turint omenyje, kad tu gali išgauti, sakykime, jeigu yra telkinyje 1000 tonų, tu gali išgauti 20-30%. 70% lieka neišgaunama. O kodėl Amerikoje visokie tragedijos vyksta, visokie?
Amerikoje ir ne tik Amerikoje tragedijos vyksta. Visur vyksta tragedijos, visose srityse, tame tarp ir Amerikoje. Pagrindėjos vyksta todėl, kad žmonės nesilaiko taisyklių reikalavimų. Jeigu jūs žinote, tai atvejai su BP, Deepwater Horizon platforma Meksikos įlankoje. Jie mokėdavo $100,000 už tų staklių nuomą BP, jie buvo jau viršę biudžetą, jiems labai skubiai reikėjo užbaigti gręžinį. O ten 6 km vien vandens, 6 km vien vandens ir dar 2 km, tai yra 8 km grįžinys. Jie, kai cementavo, jie padarė 18 pažeidimų. Jie nepalaukė, nepatikrino, koks yra cementavimo lygis. Jie į vietoj 18 sudėjo 3 centratorius. Jie pasirinko ne tą kolonos tipą visiškai ir taip toliau. Visą tai išdėstė, dėl to, kad jie skubėjo. Jeigu jie būtų viską darę pagal taisyklės, nebūtų buvę šitos nelaimės. Lygiai taip pat visur kitur. Jeigu tu dirbsi, rizikuosi, tu gali prisišaukti bėdos. Ne tik naftos biznis. Čia ne vien tai, dešimtims metų tragedijų. Visur. Ne visur, Europo nėra. Yra ir Europoje, yra ir Brazilijoje. Kur Lietuvoje, pasakyk. Nu tai viešpatė, aš galiu jums pasakyti, Jonavos Azotą galiu jums pasakyti, buvo tragedija, taip? Nu ką reiškia, nu tai yra tragedija, tai yra vėlgi kažkas ne taip kažką padarė. Čia ne tragedija, čia aš skaitau tragediją, kad už jūrą susilieja. Nu gal visų neprisiminkim, gal tragedija. Aš labai atsiprašau, jeigu dar turit man klausimų, tai jūs uždavinėkite, aš su malonumu atsakysiu, nes man reikia to išvykti, žinokit. Ir sakau, kadangi su skalūnų duris aš nieko bendro neturiu, ir aš dėl to nelabai ką galėsiu atsakyti. Mes nedirbam su jumis, nežinau, ką su jumis dirba. O kada Chevronas įsigyja jumis? Prašau? Ne, Chevronas nėra akcininkas. LL investicijų yra. Chevronas yra įsigijęs 50% LL investicijų akcijų. Kada? Tas įvyko 2000 metų spalį. Praeitų metų spalį. Jūs minėjote apie vandens panaudojimą dar kartą bandomam gręžiny. O kaip jūs darėte kokį valymą, ar... Mes viską išvežėm, mes kadangi mūsų hidrauliniai plėšimai yra labai tokie pakankamai primityvūs ir nedidukai, mes viską išvežėm tą fluidą grįžtantį į šitą viešųjų valymo technologiją, beros tai vadinasi firma, valymą. Koks kiekis tai buvo? Ten buvo kažkur, aš neatsimenu, apie 200 kubų kažkur, 400 dabar. Nu čia mažas kiekis. Čia kiekis. O dabar, kai jūs tos žvalgytuvės naftos ir susidurėt su privačių žemių savininkais? Taip. Privačių, taip, ir su valstybiniu. Nu kaip, mums reikia atlikti seisminius tyrimus. Ką reiškia seisminis tyrimas? Tu ateini į lauką, išgręži gręžinuką 4 metrų gylio, įleidi pusę kilogramo sprogmenį, susprogdini, už 50 metrų gręži kitą gręžinuką ir vėl taip pat. Ir tu tam žmogui kompensuoji už padarytus nuostolius. Ir tos sutartis, kurias tu sudarai su... A vadė traktoriai pravažiuoja? Kaip? Traktoriai Ne, yra seisminiai tyrimai, yra arba vibratoriais atliekami, o tai taip, ten yra galingi traktoriai, kaip Kirovė, tokie užvažiuoja, prispaudžia plokštę ir vibruoja, net patys net pasikelia. Vibracijos metu virpa žemė ir virpesiai atsispindi nuo visų sluoksnių ir registruojami. Mes gręžiam gręžinukus, firma, kurią mes savom, gręžia gręžinukus iki 4 metrų gylio ir ten atvažiuoja 3 tonų mašinytė, gręžimas teklikas įvažiuoja. Į miškus rankomis įneša, čia yra elementaru. Ten net nesigirdi nieko. Todėl, kad man ir pateikta ta sutartis. Nu tai jūs suprantate, sutartis yra jums, jūs būtumėt garantuota, juk jums sumokės, jeigu būtų padaryta žala. Viskas. Tai čia išgauna aptus. Ir kas dabar mūsų plaukerininkus buvo išgręžę, dabar Tačiau pinigų gaus. iš 10 metų melioracija dabar... Kiek paprašysite gaus? Melioracija, LL investicijos, jeigu sugadins melioraciją, jie sutvarkys savo lėšom. Ir tas įrašyta į sutartį. Prieš 10 metų. Nu aš negaliu dabar pasakyti, kad buvo pas jūs prieš 10 metų, aš dabar šninku apie tai, kaip mes darome. O dabar, ar galit, man labai svarbus yra momentas, tas, kuris, reiškia, žvalgybą jūs atliekat, jūs investuojat, randat skalūnus. Skalūnų ieškoti nereikia, jie yra. Nu taip, ta prasme, randat ten dujų, randat tų burbuliukų ten ir nustatot, kad reiškia, bet vis tiek, tai kaip jūs darot, tai yra bandomosios uolienos išėmimo pagrindu, kaip tai yra? Visų pirma, mes atliekam seisminius tyrimus. Seisminiai taip, viskas čia iš vis mes gręžiam paaiškinį gręžinį. Paaiškinį, taip? Taip, su kerno išėjimu. Ir visą tą sluoksnį maždaug 100 metrų iškeliam į paviršių. Taip. Įsiunčiam į laboratoriją ir pilnai ištiriam, norim sužinoti, kas tame kerne yra. Tai jūs dabar norit kalbėti tik apie šitą stadiją? Ar apie jau hidrokratingo atlikimą?
hidrofrakingas bus naudojamas ir žvalgybinėje stadijoje, jeigu nutirsi skalūnus. Bet tai jis bus, tu vieną kartą panaudoji kiekis panašus kaip čia ir viskas. Hidrofrakingu tu maždaug nustatai, suprant, kad nereikalas. Skalūnai yra paplitę visoje vakarų Lietuvoje, aš jums rodžiu sluoksnį, jos skalūnus. Jie yra visoje vakarų Lietuvoje, kur dursi ten skalūnas. Tu jiems maždaug, tau reikia sužinoti, kiek tame skalūne yra organinės medžiagos, kad būtų aišku, ar čia gali būti angliavandenilių. Jeigu TOC, kur sakiau, organinė medžiaga yra daugiau kaip 1,5%, Lietuvoje yra nuo 1,5 iki 19%. Tai tokiuose didžiausios sankaupose daromi žvalgybiniai ir gavybiniai gręžiniai. Aš teoriškai šneku. Būtent kur daugiausiai TOC susikaupimas. Gali būti daromi. Tačiau turi būti poveikio aplinkai vertinimas, visą kitą. Tai tam žvalgybiniam gręžiniui turi būti poveikio aplinkai? Gręžiniai pagal PAF įstatymą, reiškia, užtenka atrankos. Užtenka atrankos. Jo. Pilnai užtenka. Jo. Kad galutinis bus? Kaip? Kad galutiniai gręžiniai? Galutinė, ne, tu išgrėži gręžinį, aš dabar šneku ne apie skalūnus, aš užmirškite tos skalūnus, nes aš šneku apie tai, ką aš dirbu, aš ieškau ne skalūno normalios naftos, kuri yra kambrė, taip? Aš išgrėžiu gręžinį, jeigu aš randu naftos, tada aš grėžiu kitus gręžinius ir tyriu, kiek tos naftos yra, ir po to išgaunu viską. Aš išgrėžiu gręžinį, jeigu nieko negavau, man jis kainuoja 6 milijonus, aš nurašau nuostolius ir einu O iš kur tas skandalas dabar ten su LL investicijom, tai LL investicijos turėjo į skalūnus investuoti? Ne. Į naftą? Ta prasme, iš kur tas skandalas? Kodėl LL investicijos ten pradėjo? Aš ir jūsų paklausiu, iš kur jūs visi šnekate apie skalūnų dujos? Jūs matėte mano pranešimą, jūs matėte mokslininkų skaičius. Kodėl jūs visi ir visa Lietuva, kaip su Garliavos įvykiu, visi šneka, turėtum didesnių problemų negu Lietuva. Iš kur tas... Čia dujų ir naftų ieško. Taip. Licenzija išduota 7 metais. Angliavandeniliams. Taip. Jeigu atrasim skalūnuose dujų ir naftos, tai atlikę visas atlikas dauginės procedūras, išgausim skalūnės naftą ir skalūnės dujas, žiūrim, ką rasim. Ar bus Lietuvoje nauda? Mes niekaip nesusiję. Mes per anksti apie tai šnekam. Mano nuomonė. Ką reiškia kapitalizmas? Aš kapitalistas. Jums tik bus nauda. Man bus nauda ir jums bus nauda. Jeigu jūs pirksit pigiau dujas, aš man sunku atsakyti. Jūs sumokės mokesčius, tai kas? Jūs man nustatot mokesčius ir sąžiningai juos moku. Tai ką man dar daryti? Paskui, kad žmogui parduos už tokį kainą. Žmogui? Vaslavai, kur tas žmogus padės, tokia nauda bus? Žmogus pasirinks pirks iš Gazpromo arba pirks iš Lietuvos, jeigu Lietuvoje ras dujas. Ar ras dar neaišku. Suprantat? Pirks kur pigiau, aš manau. Aišku, aš nemanau, kad čia bus 10 pigiau. Gal mums tą laivo terminalą statyti reikia viskas, jeigu čia bus visko. Nežinoma šitą, absoliučiai nežinoma, kad būtų žinoma. Eksportuos? Galima dar padaryti. Jūsų nuomonė, aplamai, tarkim, randat skalūninės dujas, tarkim, randat eksploataciją. Rentabilumo klausimas, ar tikrai rentabilu? Labai abejoju. Tai vat... Jeigu bus taip kaip su gintais, tai bus krachas, tai bus bankrotas. Ne, tai ne apie politinę situaciją, apie grinai apie ekonominę. Jeigu Amerikoje 1000 kubinių metrų kainuoja savikaina nuo 50 iki $150, vien dėl gamtosauginių reikalavimų Europoje tai pabrangsta minimum 3 kartus. Rusas iš savo seno gręžinio išgauna už $50 tą patį kiekį dujų. Tai jisai labai švariai jumis numarins. Jūs atsakat pats į savo klausimą. Džiaugis, mokėsit dvigubai. Aš kalbėjau, praeitų metų balandį aš buvau Londone kursuose apie mokesčius netradiciniams angliavandeniliams. Ir mes bendravom su kanadiečiais, kurie labai didelė, viena didžiausių Kanados kompanijų Nixon. Tai jie sakė taip, jie išgaudinėjo dujas, kol nekrito kaina. Ir tada vienintelis dalykas, kas jas gelbė, tai kondensatas, kuris yra ten šalia tų dujų, nes kadangi jis eina vos ne už naftos kainą. O reiškia, dujos kainuoja $3 ten, taip sakant, o nafta kainuoja $100 už barelį. Automatiškai tu, čia, taip sakant, lasda su dujom galais. Kuo daugiau dujų, to didesnė pasiūla, to mažesnė paklausa. Suprantat, kaip yra, ir kaina krinta automatiškai.
Aišku, jeigu tu įdėsi Lenkijoje, jie dabar čia skaičiai oficialūs, jo parengti energetikos ministerijos, jie įdėjo 500 milijonų eurų, dar nieko neturi. Jūs pagalvokit patys, kokie tai pinigai. Kodėl dar? Aš galiu jums paaiškinti, kodėl dėdam. Mes irgi dedam Minijos naftą, tai mums neleidžia kintai dėti ir mūsų baigia numaryti. Iš kur jūs gaunat pinigus? Jeigu jūs tiek milijonų, iš stalčiuko. Iš tumbačkės. Nu, gal yra rimtesnių klausimų. Jo. Gal Jeigu yra klausimų, nes visi išvyko ruošęs bėgti, reiškia, tai užduokim viską ir paleiskim. Naudokitės progą, kankinkit mane, aš su malonumu atsakinėsiu. Tikrai rimtus klausimus. Nes jūs suvokit. Iš kur gauni, jeigu duot. Bet šitai yra bankai. Aš vieną kartą nuvažiavau su dukra į Akropolį ir mes ten kažką pirkom. Sakau, aš šito negaliu pirkti, neturiu pinigų. Jis sako, tu ko tu nepasiėmei? Aš ateinu namo, atidarau dėžę, įkišu ranko, paima pinigų, įsikišu kišenį ir... Tai ko tu nepaėmės? Tai jisai nedukra sakė. Tai klauskit. Nes sakau, paskui vėl. Man labai malonu, kad čia iš tikrųjų labai gera atmosfera, kad nėra, tiesiog... Žmonės nori sužinoti, nes kitur niekas nieko nenori sužinoti. Jie nori išgirsti tai, ką jie nori išgirsti. Jie galvoja, kad užteršat jūs žemę ir visą. Ani daugiau nieko negalvoja. Jo, teisingai. O kai jau patys vis užteršia, jau dešim. Bet jeigu žmogus norės išgirsti, tikrai aš sugebėsiu išaiškinti, nes jis norės išgirsti. Visai Lietuvą prieš metus reikėjo aiškinti jau pradėti. Apie ką? Apie tus viskalų. Tai nėra skalūnų. Aš jums pasakiau citatą iš Verslo žinių interviu, kad mes domimės skalūnų nafta. Kas sureagavo prieš 1,5 metų? Niekas, niekur. Tik gruodžio 18 dieną, kai vyko susirinkimas Žygaičiuose, vėlgi kažkodėl visi supainiojo mūsų to konkursu, kuris dar vyksta, nes ten Ševronas ir viskas prasidėjo. Žmonės nežino jų. O kai žmogus yra filmuojamas televizijos, kai žmonės yra kandidatuojantys į Seimą, jie turi būti matomi, jie privalo būti ir kalbėti apie tai, nepriklausomai, ar tai čia jau aktualu. Jie savo kalba, kaip patekti. Apie kitus pašalinius dalykus nerūpė. Jūros šelfė. Toks paleistas žmogus. Paleistas žmogus. Žmogus ir pats išeis. Ačiū. Skaičiau Europos parlamento išvadas dėl skalūninių dujų įrenginių ir jūs sakėt, jūsų naudojimas bandamajam gręžiny chemikalų sudėtis, atrodo, pakankamai neturi didelio poveikio aplinkai, atrodo. Tačiau parlamento išvada buvo tokia, kad tie chemikalai, kurios tyrė Vokietijos laboratorijoje, kurių naudojami Vokietijos bandamosiuose gręžiniuose, jie yra kancerogeniniai, mutageniniai ir alergeniniai. Tai kaip man atsakyti? Tai aš galvoju, tai kodėl toks skirtumas? Tai nesiseka vokiečiams tada, aš sakyčiau. Kodėl jūs nenaudojat kancerogeninių? Mums neleidžia. Kaip tu gali tokį, mes iškart jau... O kodėl vokiečiai naudoja? Aš neįsivaizduoju, aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Ir iš vis į tą studiją, to Europos parlamento, jinai vėlgi labai daug analizuoja būtent Amerikos šitą patirtį. Ten, kadangi tai yra iš tikrųjų daugiausia patirties turinti valstybė tame versle. Bet jie automatiškai ne tik, kad nurodo, kad ten išsipylė į upelį, ištekėjo, ar ten kažkas sugriuvo namas kažkoks jo, bet jie aiškina, ką reikėtų daryti, kad to neatsitiktų Europoje. Iš karto automatiškai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, sakykime taip, jeigu tas verslas čia atėjo. Grįžtant prie to požiūrio. Jeigu, tarkim, amerikiečių kompanijos nelabai žiūri net į savo žmonės, turbūt dėl to Lietuvoje ir kyla nuogąstavimai, kad Ševronas atėjęs į Lietuvą visiškai nežiūrės į Lietuvą. Aš dirbu 30 metų naftos biznyje. Ir dabar pirmą kartą, kai atėjo Ševronas, aš supratau, kas yra naftos standartai. Nes taip, kaip laikosi reikalavimo Ševronas, tai čia beveik kaip sabotažas. Dirbti neįmanoma. Jūs turėtumėte aprašyti akinių užsidėjimo procedūrą saugos ant jūsų nosies pagal Ševroną. Jūs turėtumėte aprašyti procedūrų, kaip atsargiai atsikelti nuo kėdės. Nedaug dievė, ne to kampu ir ne to greičiu. Jau pažeidimas. Jūs seks ir kontroliuos, kad ding dievė. Pas tave turi būti parašyta kalbos greičio procedūra, kad kalbėtum, kad tau nebūtų šitą. Pas tave turi stovėti gręžinyje greitojo pagalba su visa būtina įranga. Nesvarbu, kiek tai bekainuotų, nes tai yra iš Ševrono lėšų. Tu turi suprasti, kad tu turi dėvėti šalmą, akinius, reiškia kamščius apsauginius ausims ir tu
kiekviena procedūra turi būti aprašyta ir taip laikomasi, kad tai yra, sakau, čia sabotažas, žinokit. Tai yra super rimti reikalavimai, žinokit. Todėl, kad, nu, Tai čia viena tokia kompanija, ar... Aš negaliu sakyti apie kitas, kadangi aš ją matau, aš galiu tik palyginti su tuo, ką mes turėjom. Pas mus daugmaž nėra tokių griežtų dalykų, palyginu su jais. Tai yra super griežtų. Yra Mars amerikonų, tokia pat kompanija. Tokia pat, jo. Irgi tas pats, jo. Tiesiog pažiūrėk, sako, ten šiek tiek per arti lubos ir nėra lentelės, kad įspėtų ir jis lipo nesilaikinamas už turėklų, sako. Įsivaizduoju, tai grupiausias saugumo technikų, jis lipo nesilaikinamas už turėklų. Čia mes kažkaip vis tiek, lietuvis, jis pusiau avanturistas, jis nori greičiau, geriau, jis viską moka jam ten nusispjauti. O čia ją pakraupė. Čia ne taip paprastai. O tai kaip jūs taip 20 metų, 30 metų taip ir dirbot priešingai negu Chevronas? Mes, ne, pas mus nėra taip griežtai, mes laikomės, mes neturime avarijų, mes nėra išsipilimo, nieko, viskas tvarkoja. Mes saugumo reikalavimai proto ribose. Proto ribose, sakykime, mes laikomės visų reikalavimų, bet mums netgi kartais ir juokinga, ką čia dabar rašysi, ar tai kreipsi dėmesį, čia taip yra istoriška, aš šneku kaip yra, taip. O kada Chevronas pasirašė sutartį su vyriausybėm? Nepasirašė. Dar nepasirašė? Konkursas paskelbtas birželio mėnesį, taip. Kovo mėnesį bus nustatyti nugalėtojų. Jeigu vyriausybė pripažins Chevron nugalėtojų, tada per 90 dienų pasirašys išteklių valdytojų. Tai va, jeigu kovo 19 dieną, kaip dabar sako, vyriausybė pripažins Chevron nugalėtojų, tada vyriausybė pasirašys su juo sutartį. Kol kas nieko su nieko nepasirašė. Taip. Jūros šelfe yra daryti jau gręžiniai kažkokie, ar čia valstybinė politika, kodėl... Čia yra Lietuva, ne? Latvija pradėjo gręžti, Rusai gręžė, Lietuva ne. O kodėl? Ar čia valstybinė politika? Kodėl mes negręžėm gerbiamas aplinkos saugos? Nu, mes norėjom, kad kaip ir su atominė, mes nestatom atominės tam, kad rusus sustabdyti. Jo, ir dabar visi pėsčiom išeisim, ne mašinom, ne dviratukais ir arkliais išjuosim iš Šiaip tai, o ką? Biškai teisingai, taip? Biškai teisingai, aš irgi pritariu. Tai va, dėl jūros šelfų, kažkada Norvegai atliko tyrimus, taip? Norvegai atliko tyrimus ir jie sudarė maždaug žemėlapį. Ir, pavyzdžiui, Lietuvos šelfai yra struktūrų, kuriuose gali būti naftos. Aš nežinau, kodėl niekas nieko nedaro. Kodėl neskelbiami konkursai, pavyzdžiui, kad ir kaip šitą Šilutės Tauragės plotą, aš nežinau, kodėl to nėra. O jūs asmeninė nuomonė, tarkim, ta žmonijos kryptis, įsiskverbė į angliavandenilius, mes toli tą kryptimį nuvažiuosime. Kiek mums metų yra kaip žmonijai? Žinokit, minės nafta labai sunku, žinokit. Jau 9% naftos ir 91% vandens. Už visą žmoniją aš nesu ant tiek gilus filosofas atsakyti. Nes aš galvoju, išauginsite šeimas aplink tą naftą, nes kaip yra iš ko maitintis, yra iš ko kūrenti ir baigėsi tas išteklius ir tada tos šeimos ką vienas kitus suvalgo. Santaupų turi turėti. Aš žinokit, sunku atsakyti. Ai, čia pagyvenam taip linksmai ir paskui vėl prie žagrės. Pagyvenam linksmai, bet žinokit, kai aš matau, aš vis taip pasakysiu, jūs su ironija, puikų jaunas, kai aš matau basus policininkus stovint, ne? Kai aš matau, supranti, kai iš tikrųjų, pavyzdžiui, ten pensininkai negauna pensijos, tai aš sakau, klausyk, aš kažką turiu daryti, reikia kažkaip bent pabandyti kintuose, bent pažiūrėti, ar turim, kodėl mes taip nepadarom to, ką mes galim padaryti, kodėl mes iškart, supranti, skundžiamės kitais, patys nieko nedaryti. Bet aš sakau, bus kaip Afrikoje. Afrikai badavo ten milijonas, užvežė visi pagalbos iš viso pasaulio, aš dabaigsiu. Ten jie prisidaugino, nes buvo gerai ir baigėsi tas paramos, badauja 2 milijonai. O išteklių tai nėra. Turiu galvoje, kad jūs išauginsit tų šeimų, dabar 150 darbuotojų turi su gerom algom. Vat sako, vieną dieną, išnyksi dabar, kintai neleis. Ar galvoji? 150 žmonių nemokės gyventi. Ne tik 150 žmonių. Čia aš išverčiau, ką norėjau pasakyti. Nesu manim čia, aš paaiškinau. Čia tik atsakymo nėra, reiškia. Ne, aš negaliu atsakyti šitą klausimą, o atsakinėjau aš nuoširdžiai. Jeigu jūs norite mane pagauti, paironizuoti, tai aš atsakinėjau. Jokiais būdais man labai rūpi ir mano ateitis ir kaip čia toliau mes gyvensime ir čia klausimas tik čiučiut į priekį. Ir mano atsakymas, jeigu jūs supratot, jeigu aš matau, kad policininkas be batų stovi, ir pensininkas negauna algos, tai visų pirma aš paklausiu, ką aš pats galiu padaryti,
kad pakeičiau situaciją. O ką aš galiu padaryti? Aš galiu padaryti taip, kad galų gale pradėčiau gręžkintuos ir duodu daugiau lėšų į biudžetą. Čia tą aš galiu padaryti. Čia jūsų pozicija asmeninė. Taip. Policija vis su pataisa vaikščia. Ir su 2 namais. Kai kurie. Ta prasme, jau kiekvienas... Ypač Gargžduose aktualiai tai matas. Tai gal tą linksmą gaitą ir užbaigėm irgi kankinti. Bet iš tikrųjų, man tai buvo labai įdomu, nes aš negiau, kad tai pamatyti, ką man 20 metų, reiškia, kai grėžė irgi ten kažkada apie Šiuparius ir visur kitur ir ieškojo tų rinkų. O aš manau, jeigu daugiau klausimų ateityje rimtų sugalvosim, irgi galėsim vėl kviesti. Galbūt, nes baisiai mes nenukantinom gal. Klausykit, jeigu jūs turėsit specifinių gilių klausimų, tai mes turim gilių specialistų. Gilių specialistų. Nu, iki 2 kilometrų gręžėt. Turim gilių specialistų, jiems išdėstys, atsakys detaliau, smulkiau, jeigu norėsit. Bendro pobūdžio informacija apie geologiją maždaug, kad šiek tiek, būtų aiškiau, aš sutikiu. Aš tikiuosi, jeigu nesakau, tai aš galiu duoti korteles, jums skambinkit man, bet kada man bus įdomu su jumis pabendrauti ir atsakyti klausimus ir taip toliau. Ir atvažiuokit į Minijos naftą, mes parodysim, kai mes gręžiam. Kai mes išgavom naftą, pamatysit, švaru, tvarkingai, gražu. Kad nieko nėra buvę su ta nafta, pas jūs tai neįdomu. Ir žiūrėjęs, nėra, nieko baisaus nėra. Dabar mes neturim... Kai išsilies, jūs tada pakvieskit. Papirginėti. Nu tai vat ir nėra ko žiūrėti. Atvažiuoji, nieko nematai. Kas nori dar tą temą? Jeigu galima, tada prašau. Reginių. Prašau. Aš ne savo nuomonę, tiesiog aplinkos apsaugos komiteto išvadas pateiktas tuo klausimu ir kadangi labai neilgai, kadangi Seimo narys Raimundas Paliukas pats dalyvauti negalėjo, jisai yra aplinkos apsaugos komiteto narys Seime, tai tiesiog paprašė, kad dalyvavom su tokiam renginyje ir pristatyčiau tai, kas buvo svarstyta aplinkos apsaugos komitete ir ką jie nutarė būtent vasario 6 posėdyje. Tai kadangi dalyvavo ir aplinkos apsaugos ministerija ir geologijos tarnybos prie aplinkos apsaugos ministerijos ir Tauragės rajono bendruomenių atstovai mokslininkai, tai išklausė ir įvertinę tas jų pastabas buvo priimtas toks sprendimas, kad šiuo metu nėra užtikrintas suinteresuotos visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus pradiniuose skalūnų dujų paieškos, žvalgybos ir gavybos etapuose, kad būsima nauda gali nekompensuoti galimos žalos aplinkai ir gyventojams, kad pagal komitetų turimus duomenys šiuo metu nėra tiksliai žinomas skalūnų dujų paieškos, žvalgybos ir gavybos poveikis aplinkai, ekonominės ir socialinės pasiekmes, kad šalyje nėra pakankamo teisinio reguliavimo šitai sričiai, užkertančio kelią neigiamų pasekmių atsiradimui. Ir taip pat komisija nusprendė, kad bus siūloma ir kreipiamasi į vyriausybę su tokiais pasiūlymais. Tai sustabdyti skalūnų dujų išteklių paiešką, žvalgybą ir gavybą šalyje, iki bus paskelbtas ES kompetitingų institucijų nuomonė dėl šių išteklių išnaudojimo ir panaudojimo, apsvarstyti galimybę valstybės biudžete, numatant lėšas angliavandenilių išteklių paieškos darbams, įvertinti UAB LL investicijos sudarytas sutartis su Tauragės rajono Žygaičių seniūnijos gyventojais, sudaryti darbo grupės skalūnų paieškos, žvalgybos ir gavybos problemos spręsti bei įvertinti ekonominę naudą, parengti ir pateikti Seimui įstatymų pakeitimus įpareigojančias valstybės institucijas valstybės lėšomis, atlikti poveikio aplinkai vertinimą visais atvejais, skelbiant konkursus angliavandeninių išteklių naudojimui ir gavybai ir parengti ir pateikti įstatymų pakeitimus atskiriančius skalūnų dujų kaip specifinių išteklių paiešką, bei siūlyti aplinkos ministerijai parengti pavyzdinės sutartis dėl žemės ir jos gelmių bei paviršinio vandens tyrimų ir matavimo žemės naudojimo suteikimo pagal žemės įstatymo 21 straipsnio 8 punktą. Ir taip pat gerbiamas Paplauskas minėjo apie Orhuso konvenciją, tai joje yra kalbama būtent apie tai, kad turėtų būti plačiau informuojama visuomenė ir bendruomenė apie visus šitos reikalus, įtraukti į diskusiją. Ir taip pat komitetas, jisai ir nėra prieš atliekant žvalgybą, bet tiesiog pirmiausia turėtų būti atlikti ir įdėti saugikliai, turėtų būti teisinė įstatyminė bazė ir pritaikyta atsakomybė, jeigu bus numatyta ir bus
atkreiptas dėmesys, kad visgi bus didesnis poveikis ir žala didesnė aplinkai ir gyventojams negu nauda iš šitų išteklių. O tai, kad reikia ištirti ir išsiaiškinti, kas yra mūsų gelmėse, tai taip reikia. Tačiau taip pat įdėti saugiklius, kad tos kompanijos, kurios atliks žvalgybą, kad nebūtų iš karto perduota ir gavybai. Tiesiog po žvalgybos būtų išspręstas ir toliau gavybos būdas ir priimti atskiri sprendimai. Tiesiog tyrimą reikia atlikti, po tyrimo priimti atitinkamus sprendimus ir taip pat yra Europos parlamento rezoliucija dėl visų šitų pasisakymų. Arba nevykdyti iš žvalgybos. Europos parlamentas rezoliucijoje yra išsakęs savo poziciją ir nuomonę, kad visgi per mažai yra ir neišsamiai pateikiama informacija apie šituos mūsų išteklius ir apie atliekamus veiksmus su kompanijomis. Tai dar norėčiau vieną tokį punktą paminėti, kad kokia yra visuomenės nuomonė iš Europos parlamento ir Europos Sąjungos pozicijų, tai vėlgi būtent gali lemti informacijos trūkumas ir klaidinga informacija. Tai kadangi tos informacijos tikrai mes turime mažai, kaip šiandien irgi buvo nuskambėta, kad klaidingai vieni suprantame vieną, klaidingai kiti kitą, tai čia vat ir yra ta problema, kad mes nežinome iki galo, kas tai yra ir ką mes turėsime ir kas yra mūsų gelmėse. Toliau reikalaujama gerinti visuomenės informavimą. Tai irgi yra numatyta ES rezoliucijoje, bei teikti išsame, skaidrę ir objektyvę informaciją apie išteklius mūsų gelmėse. Tai jeigu dar kam nors daugiau ir reikalingus šitos informacijos reikės, galiu suteikti, nes yra 2 rezoliucijos, aš tikrai čia neskaitysiu ir nekomentuosiu. Ar galima į bendruomenės Facebooką? Taip, aš tada įmesiu bendruomenės Facebooką ir taip pat prašysiu susipažinti ir visus su Orhuso konvencija, ką būtent Chevronas kažkodėl tai slepia informaciją tą. Ir tarp kitko tos dėrybos, kiek yra žinoma, Chevronui yra vykdomas pakankamai senai, tai yra siekia ne 2008 metus. Vieną žodžiu dabar gal išklausim klausimų, gal neduosim labai gerių. Vytas dabar gal. Ne, tai mes padėkoti gal žmogui, kad dėkoju už Ačiū. Tai kaip aš čia dabar tas dujas. Yra, kai yra 2 nuomonės, pavyzdžiui, panašios priešingos nuomonės, galima sakyti, yra 2 teorijos. Tai teorija yra ta patikimesnė ir tikresnė, ta, kuri yra pagrįsta kuo daugiau faktų. Tai vat, gali būti viena teorija, kad skalūnų dujos yra panacėja Lietuvai, nepriklausomybė Lietuvos gali užtikrinti, kad tai yra visiškai saugi technologija, bet aš, pavyzdžiui, nemačiau jokių faktų, kad tie dalykai būtų, tokie teiginiai būtų paremti kokiais nors faktais. O kad skalūninių dujų gavyba yra labai pavojinga aplinkai, pavojinga žmonėms ir kad jos ekonominė vertė ir tikslingumas yra abejotinas, faktų yra labai daug. Ir čia jau buvo minėta Europos komisijos studijos, Europos parlamento užsakyta studija, kur atliko tikrai kompetentingi, aš kaip specialistas galiu pasakyti, kompetentingi specialistai, kur yra paremta konkrečiais faktais, nes čia buvo minėta, kad Europoje vykdoma gavyba faktiškai vykdoma tik Amerikoje ir Kanadoje. Kitose šalyse, ten ar Anglijoje, ar kur, tai yra ne skalūnų dujų, tai yra taip vadinamas tight gas gavyba, tai yra truputį kitos technologijos ir kiti dalykai. Ir pavyzdžiui, AEA studija
200 su viršum puslapių Europos komisijos užsakymų irgi atliko labai stipri Didžiosios Britanijos kompanija ir tikrai yra paremta visais tuo metu turimais faktais 11 metais, išnagrinėta Amerikos situacija, tie visi įvykiai, išnagrinėta yra ir teoriškai, ir praktiškai, išnagrinėta, pavyzdžiui, skalūninių dujų gavybos visos stadijos, nuo aikštelės paruošimo iki gręžimo, tai yra paskui hidraulinis plėšimas, tas vadinamas completion stadija, tai yra paruošimas gavybai, gavybos ir likvidavimo stadija. Ir taip pat išnagrinėti visi galimi tie pavojai įvairiom terpėm ir sistemom, tai yra pavojai geriamo vandens užterštumo, požeminių sluoksnių užterštumas, paviršinio vandens užterštumo, resursų poreikis, toliau oro užteršumas, žemės poreikis, tai yra kiek žemės reikalauja tie dalykai. Čia vienu žodžiu transportas, infrastruktūra, socialiniai dalykai ir faktiškai ta lentelė, kur tikrai yra išnagrinėta ypač, kaip sako, įvairiapusiškai, faktiškai galutinė išvada, kad ir yra rizika, tos gavybos rizika yra labai aukšta tiek paviršiaus vandens užterštumo, galimybė užterštumo labai aukšta, požeminio vandens užterštumo, oro užterštumo galimybė aukšta. Taip pat yra ir poreikis didelis žemės, didelis, vienu žodžiu, visuose beveik srityse išskyrus čia šitą seismicity, tai seisminio aktyvumo, tai ten vidutinis yra, nes kai daromas hidropraplėšimas, daugelį vietų buvo užfiksuotas nedidelis žemės drebėjimas. Dabar, kuo pasireiškia tas pavojingumas? Čia Virgis paaiškino, gana jis objektyviai paaiškino, bet ne visai detaliai. Čia tiesiog reikia atskirti tą dalyką, tas įprastinis naftos ar dujų paieškos ir gavyba. Ką jie daugiausiai ir daro? Nuo šitų skalūninių dujų paieškų. Tai yra labai skirtingi dalykai, visom prasmėm. Ne visom prasmėm. Yra gręžiamas gręžinys, yra daroma horizontali sekcija, yra daromas hidropraplėšimas. Bet skirtumas yra tas, kad šitam įprastiniam naftos ar dujų gavybai yra naudojama ta vadinama struktūros gaudyklės naftos ar dujų, ko dabar Minijos nafta bando ieškoti Žygaičiuos, Rietave ir jiems neleidžia, tai surandamos jos seisminių darbų pagalbas. Skalūninių dujų paieškai nereikia jokių seisminių darbų, jie skalūnai visur paplitę, kaip irgi sakė, reikia tik nustatyti įvertinti jų rentabilumą, tą bandomoji gamyba tokia. Bandomoji gamyba, bet čia tiek to, tas nukrypimas. Bet skirtumas yra tas, kad įprastinės dujos ir nafta išgaunamos iš gero laidumo poringų uolienų. Čia mes turim reikalą su nelaidžiom uolienom. Jūs matėt tą plytos gabalą, kuris yra dar mažiau poringas ir už tą pačią plytą paimta iš sienos, bet kokią keraminę. Tai šitam, kad čia jau perėsim prie truputį ekonominis dalykas, kad išgauti tą patį kiekį dujų iš skalūninių dujų reikalinga, čia irgi toj ES studijai, reikalingas 50 kartų didesnis gręžinių kiekis. 50 kartų, tai yra investicija. Kitas dalykas, kaip yra tas, kaip sako, debitas priklauso nuo kiek tu išgausi iš gręžinio, nuo ten sluoksnio storio, tai yra sluoksnis apsprendžia filtracijos paviršių.
ir toks elementas skvarbumas. Uolienos sugebėjimas praleisti fluidą per save. Skvarbumas ten yra turbūt 100 000 kartų mažesnis kaip įprastiniam. Tai vat visas tas dalykas, kad išgauta patį kiekį, yra kompensuojamas paviršiaus ploto padidinimu. Tai yra daromi labai intensyvus, masyvus ir daugybiniai hidrauliniai plėšimai. Kada yra daromas hidraulinis plėšimas? Hidraulinis plėšimas yra, jūs plėšykit, sprogdinkit ką nors. Jis yra toks procesas, kad jis yra visiškai nevaldomas. Visada sukėlus slėgio uolienoj, ten padaromi horizontali sekcija, kažkokiam intervalė užsipakeruojama ir plėšima. Absoliučiai nevaldomas procesas. Uoliena plyš taip, kokia jų yra struktūra. Tai yra plyš mažiausio pasipriešinimo kryptim. Plyšių kiekis, skaičius, taip pat jų diametras, storis ir ilgis faktiškai yra neprognozuojami ir absoliučiai nevaldomi. Dabar jie gali tęstis 300 metrų, gali 500 metrų, gali galbūt 30 metrų atstume susidaryti daug plyšių, mes nežinom šito. Kitas dalykas, kad į plyšius, jeigu va čia įprastiniam hidrauliniam plėšinime supumpuojama 100-200 kubinių metrų hidraulinio plėšimo skysčio. Čia mes turim reikalą nuo 10 000 kubinių metrų iki 30 000 kubinių metrų. Tai yra faktai, niekur nedings. Priklausomai nuo gręžinio ilgio. Įsivaizduojat tokį kiekį hidraulinio plėšimo skysčio. 50% to hidraulinio plėšimo skysčio, nuo 30 iki 70, skaitykim 50. 50% pasilieka uolienoj toj suplėšytoj, 50% išeina į žemės paviršių. Tai yra, matėte, ten paveiksliukė toks plaukimo baseinas stadiono dydžio. Principė, tanklaidus, ne? Ten buvo toks mėlynas labai gražus plaukimo baseinas. Kaip tanklaidus, kur naftą atveža į Klaipėdą, tokio dydžio apie 100? Gal įsivaizduoju. Aš, pavyzdžiui, sunkiai įsivaizduoju talpą. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju 2000 talpą, tai yra apie 20 metrų aukščio ir ten diametras panašiai 20 metrų. Jo neįmanoma tokios talpos niekur pastatyti 20 000, pavyzdžiui, kubų ar 10 000 kubų. Būtingės naftos yra daug jų. 40 000 panašiai. Ar yra tokia, ne? Panašiai, ta didžioji talpa. Aš nežinau. Tai būtų vienam tam skysčiui, vienam gręžiniui vieną tokią talpą. Labai didelį. Jo, vienam gręžiniui vieną talpą būtingės. Panašiai, tai 10 000. Bet prie kiekvieno gręžinio nepristatysi. Tai vat, vienas dalykas. Yra toks intensyvumas šito gręžimo, kad 1 kvadratiniam kilometrė Amerikoje yra išgręžiama nuo 1 iki 6 gręžinių. Ir kiekvienas gręžinys ten gali turėti kelis tuos multilateral atšakas ir kiekvienai atšakai yra sunaudojamas toks kiekis to fluido, kuris dalis palieka, dalis išeina į paviršių. Dabar čia buvo paminėta, kad ten vos ne maistiniai priedai dedami į tą hidraulinį plėšimo skystį, bet tai nėra visai teisybė. Tai yra dedama priedų ne 3 ir ne 5, o žymiai daugiau. Čia nesiplėsiu tuos dalykus, bet... Prašau? Čia naftos tai mažiau. Čia mes turim reikalą su žymiai sudėtingesniu procesu, kur reikalinga papildomai atpalaiduoti iš tos porų, ten kur pagautos adhesijos būdų dujų lašeliai, kad jas aktyvizuoti, suardyti gelius, kurie daromi, iš karto padaroma didelio klampumo gelis, kad praplėštų tas uolienas, paskui įvedamas breikeris, įvedama korozijos inhibitorius, įvedamas biocidas, įvedamas tas
benzolai, trinties pašalinimo tepalai, ten, nu vienu žodžiu, yra labai sudėtinga Tai chemija. benzolas vis dėlto naudojamas. Benzolas, tololas, visi tie antifrizai. Minijos naftai, sakė, nenaudoja savo naftai, o ten Yra naudojama. naudingos medžiagos, aš jums galiu pasakyti, čia aišku, 2 procentai, tai 1 procentas yra tyro, gero vandens. Tai čia tas pats, kaip galima sakyti, kad žiurkių nuodai yra labai geras produktas, pagamintas iš pačios aukščiausios kokybės grūdų. Ten yra tik tai 0,5 skaičiai po kablelio 2 procento nuodų. Bet tai yra užtenka to, kad žiurkė atsikastų tą nuodą ir viskas jai. Nėra įžuvusi. Tas pats ir su vienu priedu biocidas. Yra dedamas gliudartiechidas. Jų 6 milijoninių dalelių, tai yra pipemas, tas vadinamas viena Part per milijon. Part per milijon užtenka, kad sunaikint visą gyvybę. Visą ar tai žmogus bus, ar dumblis, ar bet kas. Yra neišvengiamas dalykas, kadangi reikia išvengti bakterijų dauginuose tuose lednuose per visą dujų gavybos tą istoriją. Visas tas marmalas grįžta į paviršių. Utilizacijos, įsivaizduokim, vieną gręžinį mes 10 000 kubų dar kažkur gal padėsim. Bet mes turim reikalą su 100, gal ir 1000 gręžinių. Tai yra milijonai kubinių metrų. Jeigu perskaičiuoti tą pačią toksinę medžiagą, vėl jau susidarys 100 kubinių metrų. Ypatingai mes kažkada turėjom pesticidų, kažkur Panevėžy, duobę kažkokią. Buvo nelaimė Lietuvos. Čia turėtume, nežinau, kiek tų duobių, baseinų. Ir tuos, kaip Amerikoje, prerijose, daro baseinus, jas ten garina, jas ten pila jų pelius, ten yra baisus dalykai. O to paties skysčių negali panaudoti kitam gręžiniui? 2-3 kartus. Nelabai ten. 2-3 kartus. Nelabai ten viską panaudos. Ne viską. Priedus turi dėti, bet 2-3 kartus tą patį gali įvaryti. Nes tie priedai, kur jau išeina, jie jau yra, kaip yra jų veikimo, tas eiliškumas yra sugadintas. Pavyzdžiui, breikeris, jis galima kokią tai dalį jo panaudoti. Bet jo ten... Turės, chemikalus turės pridėti. O tarkim, dabar Amerikoje tose vietose, kur sustabdytos licenzijos hidrofrekingui, pradeda naudoti propano frekingą. Kokios ten grėsmės? Jeigu naudot propano frekingą, tai čia yra, aš manau, žymiai saugesnė technologija. Faktiškai žymiai saugesnė technologija, nes jeigu naudoji propaną, tas propanas faktiškai išeina su tom pačiom dujom, nes jis ištirpsta, tas shale oil, ta vadinama kerogenas, ar kaip jis ten tą alyvą, vienu žodžiu, žymiai saugesnė technologija. Bet mes turim reikalą, kad dalis, šiuo metu yra brangi ir mažai kur naudojama šitą. Turim reikalą, viena dalis išeina, kurį filtruojasi iš viršaus į žemelį, kita dalis palieka toj olenoj. Dabar čia, aišku, yra cementuojami tie gręžiniai, yra viskas. Bet mes padarom plyšį, kurie yra neprognozuojami. Mes aukštų slėgių padarom daugybinius plyšius, supumpuojam toksinės medžiagas, aktyvizuojam dujas ir viskas tas, kaip sako, palieka. Mes suardom tą pusiausvyrą, kuri buvo milijonus metų žemeliai. Kaip kolega Vaičeliūnas, aš prisimenu iš jaunystės, ieškojo naftos Lietuvoje, toks metodas buvo, išgręžia gręžinuką ten su tuo tokiu, paima grunto iš to jau neliesto gylio, vakumuoja jį ir nustato metanų kiekį, angliavandenilių kiekį. Tai čia yra toks metodas ir pasaulyje naudojamas, kad nedideliam gyliai, pavyzdžiui, grunte virš naftos telkinių yra didesnis metano angliavandenilių kiekis. Aišku, ten būna visokių pelkių dujų, ten sunkus tas metodas, bet pats faktas, kad nėra tokių aklinų tų sluoksnių. Vis tiek tas metanas ir tos medžiagos vis tiek migruoja. Ypač po to yra rizika, kada yra suplėšomas
suardoma jų pusiausvyrą. Kitas dalykas – cementavimas. Jūs paimkit vamzdį tokį lygų, jį užcementuokit. Dar vienas dalykas, kad išlaikyti centre to gręžinio. Kitas dalykas, jis yra lygus. Temperatūra viduje kinta. Šitas slėgis kinta. Prie senelės lygios cementas nelabai kirs. Iš kitos pusės prie uolienos mes turim tą filter cake vadinamą, gręžimo skiedinio plėvelę, kurį suyra per laiką, pasilieka kaverna. Dujų, jeigu vandens yra klampumas arba naftos kažkur apie 2 cm, čia kaip toks dalykas, tai dujų klampumas yra 0,00. Užtenka patys, kas susidūrė su dujom, žinot, kad dujų praleisti didelį kiekį dujų, užtenka labai plono vamzdelio ir užtenka mažos skylutės, plyšelio, kad jį migruotų. Tai ta migracija dujų, kaip ir Gazlend rodo, kada yra sujudinamos uolienos, kada labai sunku yra užtikrinti gerą cementavimo kokybę, kada gręžiama daugybė gręžinių, vienas gali būti, pavyzdžiui, 90 gręžinių labai gerų, ar ten 5 ar 10 bus blogų ir mes turėsim didelės problemas, kada mes turim reikalą su didelė kiekiu galimybę ir labai toksiško medžiagom. Ir kada faktiškai, jeigu jūs tą Amerikos peizažą pažiūrėsit, ten faktiškai visas peizažas, kiek akis užmato, yra tos gręžimo aikštelės, nes reikalingi dideli kiekiai gręžinių dideliam plotui. Lietuvoje tas yra sunkiai įmanoma. Toliau ekonominiai dalykai. Kiek tai Lietuvai gali būti naudinga? Čia Virgis sakė, kad jis abejoja tuo pelningumu. Aš irgi abejoju, kadangi vieną argumentą daviau, kad tai yra didelė kaina. Kitas dalykas, Lietuvoje mes neturim tokios infrastruktūros, kaip ir Lenkijoje, gręžimas iš karto yra žymiai brangesnis, hidraulinis plėšimas iš karto yra brangesnis negu Amerikoje. Kitas dalykas, kiek tai Lietuvai bus pagalba Lietuvai užtikrinant energetinę nepriklausomybę. Yra toks irgi čia buvo minėta apie tos vitrinito skaičius ir taip toliau. Skalūnų dujos yra nesubrendusios dujos. Tai panašu į pelkių dujos, labai didelis, mažas kiekis angliavandenilių daug kur yra, metano, ten gali būti propano dalinai, daugiausiai metanas, ir didelis kiekis pašalinių elementų, tame skaičių ir šitų seros junginių, seros vandenilio, kad organika. Tai deginimas šitų dujų, jos vienas dalykas, mažas kaloringumas, Lenkijoje net ne iš visų telkinių dega, iš vis jų deginimą prilygina teršimui kaip anglies deginimui. Kadangi yra daug seros vandenilio ir seros junginių. Bet ne čia esmė. Kitas dalykas yra Lietuvos įstatyminė bazė, reglamentavimas. Dabar aš jums tokį faktą pasakysiu. Lietuva turi labai daug palyginus naudingų iškasenų. Mes turim vandens, tai yra labai didelis turtas, žvyras, smėlis, daug valstybių neturi, importuoja tokius dalykus, mums atrodo keista, dolomito, klinčių darom cementą. Aišku, neeksploatuojam dar ankitrito, naftos eksploatuojam, durpės. Lietuva už visas savo naudingas iškasenas biudžeto sandaroj sudaro biudžete 0,1% pajamų. Tai yra, jūs galit pagalvoti, už 1 toną žvyro ar smėlio mokama 20 centų valstybei. Apskaitos, aš nežinau, kas tokia tai apskaita. Už durpės mokama už 1 toną, nuo durpių čia pusę kambarių 1 toną būtų. Ne 2 litrai, nuo 20 iki 60 centų. Nuo 20 iki 60 centų mokama. 90% ir tai ne tame problema, tuščios išeksploatuotos duobės lieka, jos mums juoda mėnulio žemė. Mums patiems susitvarkyti. Už naftą turiu pasakyti, mokama palyginus
su durpiu, ta daugiau nuo 2 iki 16 procentų, nuo telkiniam surastiem prieš 2003 metus 20 procentų. Bet jeigu investuoja į paiešką, nuo mokesčių atleidžiami. Atleidžiami. 100% atleidžia visiškai tą. Ne 100%, 50%. 50%. Nebe? Taigi nuo Liepos 1 kažkaip ten keitėsi. Ai, aš nežinau. Aš nežinau, aš internete žiūrėjau, man tik taip keitėsi, bet 50% dabar yra, o tai anksčiau visą paėmė. Tai būdavo labai naudinga. Tai čia mes irgi apiformina kaip paieškas, bet jeigu paimt kitas valstybės, pavyzdžiui, tokias besivystančias valstybės kaip Norvegija, ten valstybė, tai yra nafta ir visos iškasenos yra mūsų visų turtas, tai yra konstitucijoje įtvirtintas valstybės turtas. Norvegijoje tokioj valstybė pasima iki 90%. Tokioj atsilikusioje Nigerijoje iki 60%. Ten yra tokie niuansėliai. Kituose, Rusijoje anksčiau būdavo mažiau negu Lietuvoje, dabar aš nebežinau, žinau, kad labai smarkiai padidėjo tas. Teoriškai 100%. Labai daug, nežinau. Bet jūs pagalvokit tai, kad užteršimo pavojus ypatingai didelis, tai yra tuose studijose faktiškai rašoma, kad neišvengiamas, kadangi nėra tokių technologijų, kad apsisaugo, o naudos visuomeniai. Tai už išteklius negauna, pasimokami visokie mokesčiai už darbuotojus, remiamos bendruomenės yra, tvarkomos mokyklos. Jūs suprantat, tai kitokią išraišką gauna. Ne, mes sutinkam, bet mes norėtume daugiau. Aš sutinku, kad galbūt tie mokesčiai. Aš šitą suprantu, bet kada yra, turėtų būti naudos ir žalos santykis. Čia jau nebe pinigais galima skaičiuoti tuos dalykus. Jeigu mes pratrūksta vienas gręžinys, išeina tuos baisios medžiagos. Tai tas teršalas nebus va toj vietai. Visi vandeningi sluoksniai vibruoja kažkokią tai kryptim. Pas mus jūros pusė į vakarus. Tai tas yra baigs eksploatuoti. Ten palieka tie toksiniai medžiagos, tai yra laiko klausimas. Ar tai bus 1 metai, ar 2, ar 5 metai, ar 20, ar 100 metų. Tuos toksinės medžiagos jos pasiliks, gręžiniai tie supus surūdys, viskas. Kada tas viskas pasireiškia? Kada jų bus daug, o tų visų teršalų milijonai tonų, tai yra, Amerikoje dabar taip yra. Amerikoje, pačioje Amerikoje jau 3 valstybės uždraudė iš viso tuos darbus. 3 valstijos ir eina, kaip sako, vis toliau. Europoje faktiškai čia rodė daug valstybių, bet daugumą tų valstybių, kurias rodė, kur leista, jos neturi tų skalūninių dujų. Lenkai vieninteliai, kurie eksploatuoja. Danai, tie vokiečiai faktiškai uždraudė, yra uždrausta kur arteziniai baseinai, o artezinis baseinas būtent yra virš tų skalūnų dujų telkinių. Prancūzai uždraudė, kadangi jie irgi turi artezinius baseinus iš visų, jeigu galbūt anglai ten taip dar, kaip sako, abejoja, bet irgi nevyksta jokie rimtesni darbai. Tai jeigu dabar mes neišgaudinėsim tos naftos angliavandenilių, atgal į medžius reikės greičiausiai sulipti. Kaip? Nebebus energijos, viskas. Energijos mes, man atrodo, energija tokia prekė yra, kad viena iš prekių, kurią galima nusipirkti. Mes perkam, pavyzdžiui, elektros energiją, rinkos kainą iš kažkur tai iš Rusijos, už 14-16 centų rinkos kainom, bet kažkodėl mes mokam labai daug. Pavyzdžiui, Skandinavijoje ta pati energija yra 2-3 centai savikaina, bet mes kažkodėl tiltų nenutiesiam. O tai energijos šaltinis dabar vienintelis yra angliavandeniliai, kad visas pasaulis. Nėra angliavandeniliai, yra daugybė šaltinių, tos pačios malkos, tos pačios... Viskas yra nusipirka. Kad būtų... Suprantat, energija tai yra toks pagalbinis dalykas, įkalkuliuota į kažkokią produkto vertę. Jeigu tu nori, kad produktas būtų konkurencingas, kad tu jį galėtum parduoti rinkoje, reikia, kad jo vertė būtų kuo mažesnė, kad nukonkuruotum konkurentą. Savikaina, jo. Jeigu tavo ta energetinė dalis bus didelė, tu niekad nenukonkuruosi konkurentų. Kaip mes mokam dabar už dujas labai brangiai,
už elektrą brangiai, mums labai sunku konkuruoti. Dabar dėl kainos. Savikaina. Jūs turbūt žinot, jeigu kas buvo Amerikoje ir prieš 10 ar prieš 20 metų, tai ten visada benzinas ar dizelinas, ten dizelino mažai naudoja, buvo keletą kartų pigesnis, mažiau už dolerį. Visą laiką buvo. Faktiškai mažiau už litrą, jeigu per mūsų kainą mažiau už litrą. Visą laiką ten kainos pigios, nes jie remia šitą savo, pigina savo pramonės produkciją. Taip ir Rusijoje yra žymiai pigesnis energetinė. Dabar faktiškai čia toks straipsnis yra shale gas bubble looms. Ta shale gas toks, čia labai aukšto lygio specialistas rašo ir rimtuose žurnaluose perspausdinta. Yra kažkoks panašus bankininkų burbulas, ta shale gas burbulas, kuris turi sprogt kaip ir tas nekilnojamo turto burbulas. Nes kas gaunas, kadangi skalūnų dujos eina iš labai tų oleanų neskvarbių, per pirmus 2 metus nukrenta gavyba iš gręžinio nuo 80 iki 95%. Netenka savo produkcijos. Tai, kad palaikyti šitą plato, taip vadinamą, būtina gręžti ir gręžti ir gręžti ir gręžti ir gręžti. Kad palaikyti. Visą laiką yra grafikai. Kad išmaitinta šeimas ten. Kad išmaitinti tą, palaikyti lygį, kad auga kažkas. Kad bedarbystė. Ir pasiekė tokį lygį, kad dabar tos kompanijos prisipirkusios tos, pasiėmusios paskolos, pasiėmusios ten išsunomuojusios žemę, savikaina jau pasidarė žymiai didesnė už šitą pardavimo. Aš nežinau, man tai akivaizdu. Amerika ne problema, jie spausina dolerius ir dotuoja. Kiek nori, gali spausdinti. Bet faktas yra, kad savikaina dujų skalūninių yra žymiai didesnė jau už išgavimo, tai yra už rinkos kainą. Dabar įprastinių dujų gavyba, čia Virgis sakė, kad jiems labai ten, aišku, didelį vandens kiekį, bet šiaip pasaulyje yra kažkur savikaina naftos $3 už barelį. Gavyba pati, su visom investicijom. Jeigu jūs prisimenat, 2000 metais nafta barelio kaina buvo $9 už barelį ir niekas nebankrutavo. O juk tai išlaidos, tai faktiškai tos pačios gavyba yra. O dabar yra $100, tai čia yra dideli pelnai kažkam tai. Šitą milijonieriai eidavo. Tai kuo daugiau? Labai yra, aš čia padėsiu gal jeigu klausimų. Aš biškai iš šono tos mane palo. Kodėl gręžiniuose sudeginamos dujos? Kaip sudeginamos? Važiuoja fakelai visur. Čia tiesiog tos savikaina, paprasčiausiai Minijos nafta bandė jas generuoti elektrą ir viską, bet tiesiog įranga yra brangesnė už tą... Nepanaudoji. Lietuvos... Kaip siūlo, pavyzdžiui, vietos bendrovė, sako, šiltnamius apšildysim, jei norit, auginkit pomidorus. Nėra norinčių. Mes generuojam, bet paprasčiausiai mes negalim patys panaudoti esam įkaitį, turim parduoti tą išgautą elektrą Lietuvai. Ta prasme, mes turim patys ją parduoti ir vėl pirkti. Bet savo galėtum aikštelis? Negalim, vienoje vietoje taip darom. Ne, yra vienas dalykas įstatymai tokie. Kitas dalykas, kad Lietuvos tas vadinamas naftos yra vilkyčių didesnis gazo-oil ratio, dujų kiekis vienam kubė naftos yra palyginti labai mažas. Pavyzdžiui, Genčiuos, Kretingos telkiniuos yra ten 12, 20, Šiuparios apie 60, Vilkyčiuos apie 4. Tai yra labai mažas palyginus su tuo užsienio, Šiaurės jūros telkiniais, ten būna keli šimtai. Tai kaip tas dujas degint, kad... Nėra jų kur panaudoti. Nėra kur ne. Pas mumis taip pat gerai. Mažai tėras maudė. Maža jų yra, nudega, liepsnelė, nukuryta, gali pašinti. Nepanaudotų. Yra labai svarbus momentas, ką norėjau Vytui padėti paantrinti. Iš tikrųjų, ir ekonominis, ir visoks Vermonto valstija, gubernatorius uždraudė ne tik tai išgauti skalūninės dujas visoj valstijoje, bet uždraudė visą tą hidrofrakingo skystį apskritai įvažiuoti į jo valstiją.
kad dabar fūrą norėdama vežti, utilizuoti iš Pensilvanijos, ten jeigu kažkur susitartų utilizuoti, jie negali važiuoti į Vermontą. Bet neplaukti tu. Ne, ten gubernatorius neįleidžia šito hidrofrakingo skysčio su chemikalais. Iš principo, jis pasakė taip. Per savo žemyn nieko. Aš jums sako, garantuoju, pasauliai klimato kaita žvėriškai yra, patys žinot, kas vyksta. 2030 metai yra paskelbti no return point. Tai yra nebegrįžtamas taškas, kada prasidėjo kolapsas visiškas. Ir priežastis klimato kaitos yra tik viena – fosilinio kuro deginimas. Nafta, dujos, pagrindė, ir anglis. 3 priežastis dėl klimato kaitos. Aš ketvirtą dar duosiu. Nu, jo. Skalūninės dujos. Nu, bet ne vėl jėgainis. Skalūninės dujos. Skalūninės. Bet Vermonto valstijos. Metanas išsiskiria labai didelį kiekį. Žvalgybos metu nėra kur padėti, trūksta vamzdynų. Plius padidėjęs fonas yra, nes patenka į aplinką iš žemės. Dujos, metanas kaip dujos, yra jų tas šiltnamio efektas 40 kartų didesnis negu CO. Ir jo niekas neskaičiuoja. Neskaičiuoja, taip, iš žemės ūkio, iš karvių skaitos žemės ūkis prideda klimato kaitos dujų, visame šitame kontekste sudaro iki trečdalio. Bet reiškia, o Vermonto valstijos visa ta esmė, ką jis pasakė, aš jums garantuoju, kad aš parduodamas vandenį jau šį dešimtmetį uždirbsiu daugiau negu jūs iš šitų dujų. O tiek, tai tu nėra vandenį. Medžiaga, kurią aš turiu, ir aš galėčiau, kaip tą pavą neturėjo, sakė, šito konkretaus iš Amerikos pavą, kur parodžiau poveikio aplinką vertinimą, kad jie žinotų, ką mes studijom, kad galėtume kalbėti apie konkrečius faktus, nes iš tikrųjų tas vienas gręžinys jau gali didelę problemą padaryti. Ir dar statistikos yra, kame yra problema, reiškia, dabar nėra įrodyta, kad žemės drebėjimui tiek Anglijoje, tiek Jungtinėse valstijose yra dėl hidrofrakingo, bet dėl ko Europą ir sustabdė? Dėl to, kad nėra įrodyta, bet nėra įrodyta, kad ne dėl to. Tai yra įtarimas ir hipotezė, kad dėl to, nes staiga 2 balų žemės drebėjimai momentaliai prasidėjo tam tikrose vietose, kur daug gręžinių padaro. Todėl, reiškia, Europos Sąjunga ir sustabdė, kad išsiaiškinti visus šitos dalykus ir kad nevyktų, bespredėlas, kaip sako. Žemės, gražiai. Tai aš atsiųsiu. Gerai.